Valdyti pinigus, investicinio portfelį, taip vadinama kalba, yra taip pat svarbu, kaip turėti diplomą. Kaip turėti vairuotojo teisę, sakyčiau, netgi svarbiau. Neinvestuoti bent jau, sakysime, keletą mėnesių laiko kiekvieno, ne profesionalo kažkokio, tai ne bankinio darbuotojo, ne finansinio specialisto, kiekvieno žmogaus neinvestuoti į finansinės žinias, galite padaryti patys namų darbus, yra lygu tiesiog išmesti šiukšlių dėžę apie trečdalį, ką uždirbote per gyvenimą visą. Tai prasibėgsiu per istorinį kontekstą, per ekonominį kontekstą, kas yra finansai, kas yra portfelis, kaip tą portfelį minimaliom pastangom, minimaliom žiniom protingai įdarbinti, kaip neprarasti. 12 mėnesių grubiai apie 30%, 3 mėnesių 150, tai beveik 4 kartus pakelti investuotojų jau gryną kapitalą, tai yra po viso ten mokesčio, atskaitimo, ten viso kito. Ir šiaip laikome tai yra geriausių fondų pasiekimo apskritai visam regione. Vėlgi, grąža į kapitalą yra pajamos uždirbis, kurį generuoja ne jūsų valandinis atlygis, o jūsų aktyvai. Kapitalistai yra išprusę finansiškai, moka valdyti portfelį ir vėlgi jų valandos visiškai nepririšto prie grąžos. Tai tada kyla klausimas, gerai, įtikinai, kad ten yra kažkokios ten klasės, turtos, materijos, gerai, gal netgi perku tą formulę, kad reikia ten kažkiek tai ant, bet vėlgi, va čia paskolą butelį pasiėmė jau turiu, tai obligacijos yra aukštos materijos akcijos, nu tai gal ne man. Tai va, ką praktiškai tada daryti? Tai va, formatas kaip ir aną kartą labai interaktyvus, nes pridėtinė vertė va tokios jokios mažos kamerinės auditorijos yra, kad mes galim pakalbėti apie tai, kas jums neaišku, kas jums svarbu. Bendra plati tema yra investicija. Ir norėčiau tokią vieną remarką pasakyti, kad labai dažnai investicijos, investicinė veikla, finansai suprantami kaip labai siaura tam tikrų profesionalų veikla. Labai. Sakoma, nu tai čia yra ten kažkokie daktarai, vairuotojai, ten investuotojai, bankininkai, nu gal ir įdomi, bet profesija nebūtinai man. Tai aš noriu truputėlį pakelti gal apskritai, gal svorį investicinės veiklos į tai, kad truputėlį nukreipiu. Nėra klausimų, kad profesija, kompetencija, išsilavinimas, patirtis yra svarbu. Visiškai nėra klausimų. Žmonės dažniausiai investuoja 3 metai, 10 metų, 15 metų į tai, kad gauti profesiją, išmokti dirbti, kitais žodžiais ekonomiškai kalbant, mokėti transliuoti savo žinias, savo patirtį, savo kūrybinius, intelektinius įgūdžius į valandinį atlygį. Čia yra darbo modelis. Nežinau, kaip jūs, spėju, kad taip pat, bet mane tėvai nuo vaikystės mokino ir ją mokinkis 5-tukais, tuo metu buvo, iš karto remarka, 5 buvo maksimum balų. Gauti diplomą, tada gausi gerai apmokamą profesiją, tada padoriai gyvensi. Tai tą istoriją girdžiu per abi vandenino pusės, Azijoje nesu buvęs, tai nepasakysiu, spėju panašiai. Ir 10, 15, 20 metų metukų gyvenimo pradžioj atiduodi duoklę tam, kad gauti gerą profesiją, gerą atlygį. Kas lieka už kabučių, tą truputėlį paaiškinsiu, kad kaip pinigus uždirbti yra viena, kaip juos įdarbinti yra nemažiau svarbu. Truputėlį tą paaiškinsiu per prezentaciją, bet noriu pasakyti, kad valdyti pinigus, investicinio portfelį, taip vadinama kalba, yra taip pat svarbu, kaip turėti diplomą. Kaip turėti vairuotojo teisę, sakyčiau, netgi svarbiau. Neinvestuoti bent jau, sakysime, keletą mėnesių laiko kiekvieno, ne profesionalo kažkokio, tai ne bankinio darbuotojo, ne finansinio specialisto, kiekvieno žmogaus neinvestuoti į finansinės žinias, galite padaryti patys namų darbus, yra lygu tiesiog išmesti šiukšlių dėžę apie trečdalį, ką uždirbote per gyvenimą visą. Jo, aš noriu specialiai nusodinti tą mintį, kad jeigu jūs tiesiog standartiškai, tipiškai gaunate atlygį, pervedėt kredito kortelę, kas ten nuskaičiuojama, kažkur kažkaip daroma, kažkas su tai pinigai, kažkas elgiasi, valstybė ten kažką makaluoja su tais pinigais, ten kažką daro, va turiu savo ten likutį, einu batus pirkti, einu ten už namą kreditą paimti, jeigu va taip elgiatės, trečdalį visko, ką gyvenime uždirbo, tiesiog šiukšlių dėžė. Tai svarba yra ne todėl, kad tiesiog, papildomą eurą uždirbti, kažkokia įdomi veikla, o svarba yra tame, kad šiais laikais grąža iš kapitalo, čia dabar truputėlio pereinu į finansinį terminologiją, kapitalas yra visa jūsų nuosavybė. Visa, nuo batų iki namo, iki finansinių aktyvų banke, iki grynųjų pinigų, tai yra plačiaja prasme, tai yra kapitalas.
tą, ką jūs turite nuosavybės teisę. Ir jeigu to nepanaudojate efektyviai, tai vat kaina, kurią mokate, yra labai labai brangi. Tai dabar šiandien, ką mes praeisime, tai yra prasibėgsiu šiek tiek konteksto, nes man atrodo, kad suprasti, kodėl ir kaip veikia finansai, yra jau 8% kelio, o kaip su jais teisingai elgtis. Tai jeigu leisite man ir istorinio šiek tiek nuokrypio, ir tokių teorinių, gal šiek tiek samprotavimo pažadu, nedaug terminologijos, nedaug skaičiukų, bet vėlgi kažkokias bazinės savokas tiesiog privaloma. Man atrodo, aš jas išiškinau, privaloma išmokti suprasti, nes neturint to žemėlapio tų savokų, neįmanoma praktiškai protingai elgtis to erdvėje. Tai prasibėgsiu per istorinį kontekstą, per ekonominį kontekstą, kas yra finansai, kas yra portfelis, kodėl portfelis yra jums taip pat svarbu kaip diplomas arba darbo kompetencija, kaip tą portfelį minimaliom pastangom, minimaliom žiniom protingai įdarbinti, kaip neprarasti. Čia jeigu leisite šiek tiek begėdiškos reklamos, bet ne dėl to, kad noriu pasigirti, nors truputėlį noriu, bet ne dėl to. O dėl to, kad visada klausant žmogaus, mano asmeninis klausimas, o ką tu esi padaręs tam, kad aš galėčiau viduje tavim pasitikėti? Kodėl aš turėčiau tą tikėti? Ypač finansų srity, skirtingai nuo kitų, yra belekiek mokslų srovių, žinių, ten specialistų arba pseudo specialistų viso kito, tai mano asmeninis visada klausimas, bet kokiam finansiniam partneriui, bankininkui ir taip toliau, yra, kas tu, ką tu esi padaręs, pasiekęs, kokia tavo patirtis. Jeigu mane tenkina ta patirtis, tada aš galiu klausytis. Tai mano toksai būdas apskritai versle, dažnai gyvenime, garantuota 100% finansuose, tai kam įdomu, seminarai nėra mano pagrindinis darbas, tai laisvą nuo seminarų laiko aš užsiimu profesionalią investicijom. Virš 30 metų, jeigu kam gali kilti abejonė, tai tikrai nemažai, tai čia šiek tiek skaičių parinkau, nes vėlgi skaičiai daug geriau iliustruoja negu abstrakčios savokos. Tai esu investicinio komiteto pirmininkas Nextshare, greičiausiai girdėjote technologijų fondo, kuris buvo atidarytas 18 metais. Šiuo metu yra virš 3000 atskirų individualių investuotojų. Tai pagal kiekį investuotojų antras didžiausias Pabaltijo investicinis fondas. Ir aišku, visada pirmas klausimas, gerai, kokia yra grąža. Grąža yra paskutinį 12 mėnesių, čia prieš porą dienų ruošti skaičiai. Šiandien jie yra geresni šiek tiek, bet prezentaciją ruošiau prieš porą dienų. Čia geri, bet šiandien dar geresni. 12 mėnesių grubiai apie 30%, 3 mėnesių 150 nuo metų pradžios iš 100 eurų fondo vieneto kainos pavyko išauginti iš beveik 400, tai beveik 4 kartus pakelti investuotojų jau gryną kapitalą, tai yra po viso ten mokesčio, atskaitimų, ten viso kito. Ir šiaip laikome tai yra geriausių fondų pasiekimo apskritai visam regione. Tai aš čia tokio nuokrypio vėlgi ne tam, kad pasigirti, o tam, kad tiesiog pasakyti, kad skirtingai nuo kitų dalykų, investicijos finansai, mano išsilavinimas finansai, mano tiesioginė kasdienė veikla yra finansai. Tai dėl to manau, kad galiu kažkiek tai kalbėti apie finansus. Kaip žadėjau, pradėsiu nuo labai toli. Šitam grafikė telpa kiek gal 100 metų, nes šiaip toliau galima žiūrėti, bet vis tiek gausime iš esmės tą pačią nulydžią liniją. Ir tas grafikas parodo, kaip žmonija, panaudojant technologijas, visų pirma, technologinį progresą, sugeba pagaminti vis daugiau gerovės kiekvienam atskiram individui. Čia yra GDP vienam žmogui, pasverta iš infliacijos, grafikas, kaip auga vienam žmogui. Ir čia galima matyti įdomius dalykus. Tai yra, kaip greitai laikė tai kinta. Pasme, ne tiek savaime, logiška, kad prieš 1000 metų neturėjo nei robotų, nei kompų, nei dirbtinio intelekto, nei interneto, nieko, tai nelabai ten iš materialios gerovės galėjo pagaminti, bet kokiais tempais iš tikrųjų paskutiniu metu įgyja pagreitį, tai praktiškai tas gerovės kiekis vertikaliai į viršų. Ir tokia paskutiniu metu galiojanti formulė, kad maždaug kas 20 metų gerovės kiekis čia primenu vienam žmogui padvigubėja. Kitais žodžiais, vėlgi, jeigu taip tolygiai viską, ką pasaulis papildomų uždirba, mes skirstum kiekvienam žmogui, gautumėm, kad kiekvienas individas turėtų teoriškai pagal tą tendenciją kas 20 metų dvigubinti savo gerovės kiekis. Bet atspėkite iš 3 kartų. Gerovės kiekis nekinta, B, gerovės kiekis didėja, gerovės kiekis mažėja. Nekinta, mažėja.
Jo, tai greičiausiai girdėjote, kad Amerika, Britanija, naujas terminas po COVID atsiradęs cost of living crisis. Oficialiai Britanija šiuo metu vienam žmogui prasčiau gyvena negu po pasaulinio karo. Dėl to atsirado krizės, nes žmonės neįperka nei šildymo, nei maisto, nei transporto, nei logistikos, nieko. Ir čia atsiranda tokia dilema, palaukit, vat kaip čia taip, kiek kartų turėjo padvigubėti nuo antro pasaulinio, tam, kad žmonės gyventų blogiau. Ir va čia atsiranda va tokia įdomi savoka finansai, pinigai, jų raida ir kaip pasaulis sukasi apie tai, kad iš esmės visas prieaugį praryja valstybės ir kapitalistai, o dėja darbo žmogų vadinu tą, kuris gyvena, kurio pajamų šaltinis yra valandinis atlygis už kažką tai, nesvarbu ar restorane dirbi, ar intelektinį darbą, bet gauni valandinį. Čia yra vienas faktas. Dabar, kas ir kodėl tai atitinka? Vėlgi, leisite man tokius lyrinius nukreipius į istorinį kontekstą, nes vėlgi suprasti, kodėl grįžtų prie tos pačios minties, kodėl jeigu nesi investuotojas ir nesi bent jau dalinai va toj kapitalistų ir kapitalo pusiai, tai tada dėja, bet gyvenimas pralieka ekonominis bent jau visiškai pravortą. Jo, tai va, aš truputėlį noriu įkalti tą mintį, kad tai vėlgi nėra kažkoks fakultetinis įdomus faktas, tai yra apie jūsų gerovę. Tai va, tai kas atsitiko? Čia yra kreivė tokia įdomi, dažnai cituojama daugelio ekonomistų apie tai, kaip kilo iš esmės paėmėm pasaulinį karą, kadangi apie tai kalbėti, kaip kilo grąža į raudoną liniją darbą, tai yra valandinis atlygis pasvėrus iš infliacijos. Vėlgi matote čia tą smulkų prieaugį, tai nors kalbėjome, kad kai kuriuose regionuose tai yra minusas, tai čia yra suvidurkinta. Tai kai kur gausime minusą, kai kur didesnį pliusą, esmės nekeičia. Esmė yra apie tai, kad per jau 70 metų pasvėrus iš infliacijos valandinis atlygis vos padidėjo 15%. Dabar geltona yra grąža į kapitalą. Labai primena tą našumo didėjimo kreivę, kurią matėme anksčiau. Ir gal porą dalykų. Tai vienas dalykas, labai aiškiai matosi, kad iš esmės valandinis atlygis nebeuždirba toliau. Antras, kad kapitalas praryja praktiškai viską. Vėlgi, taip iš karto irgi užsiminsiu, kad kapitalas tos pinigus dalyjasi su valstybėm, tos irgi šiek tiek pasima, bet iš esmės valandiniam atlygiui lieka kas mažai. Antras dalykas yra 72 metai lūžio taškas. Prancūzija pareikalavo gražinti savo auksą, tada Amerika pamatė, kad kitom šalim nebelieka, Prancūzija tai gražino, bet nusprendė, kad jau dolerį reikia atrišti. Nuo to laiko paskutinė šalis, kuri laikėsi auksinio standarto, kai doleris buvo pririštas prie auksas, panaikino. Vėliavos buvo labai gražios, kaip visada, vardan augimo, vardan gerovės, mūsų laiko tie suvaržymai, mums ekonomikai reikia daugiau ten pinigų viso kito, bet tą sekundę, kai pinigai buvo atrišti, kitais žodžiais interpretuosiu, buvo suteikta netiesiogiai laisvė valstybei daryti su pinigais, ką nori. Noriu prispausdinu, noriu neprispausdinu. Antro varianto niekad istorijoje nebuvo. Tai tą sekundę tada. Ir prieš tai labai tolygiai matėsi augimas, labai tolygiai. Iš esmės, čia buvo paritetas, auksinis amžius, kai kapitalistai sako, jo, mes pagaminam geresnį traktorių, bet darbuotojas sako, žinai, važiuok pats su traktoriu, nes tau reikia teisių, mokėjimo, kompetenciją turiu aš. Tai buvo toksai harmoniškas labai standartas, kai kapitalistas kūrė geresnį įrankį, o darbuotojas kėlė savo kvalifikaciją ir abu vienodai dalinosi gerovės prieaugį. Traktorius pagamina dvigubai daugiau ten vaisių daržovių, tai 50-50 ir dalinasi. Tai čia buvo iki to, nes būtent dolerio pririšimas prie aukso laikė va tą paritetą. Dabar, kai valstybė paskutinė pasaulyje pasakė viskas nebe, tada įvedė monetinę politiką, centro bankus, taip toliau. Va, iš esmės žmonėm yra mokama tik tai tiek, kad nekeltų revoliucijų, čia atsiprašau už politinį nuokrypį. O visą likutį pasidalina kapitalistai valstybės. Tai va, tiesiog noriu pasakyti, kad tos dvi kreivės, pirmoji šita ir labai įdomi rodo, kad visi girdime, kad ten našumas, ten robotai, ten internetas, ten automatizacija, ten linija, ten tatadam, o klausimas, atsiprašau, kodėl ten už valandą galėjau vieną burgerį nupirkti su bulvytėm, o dabar vieną burgerį ir be bulvyčių.
Tai retorinis, vėlgi, čia nėra politinė paskaita, aš tiesiog noriu tokį įvesti kontekstą, kad dėja, bet viso to progreso vaisius nuskina, naudosiu žodį kapitalistai, šiuolaikiniai visuomeniai gera žinia, kad visiškai kiekvienas žmogus gali būti dalinai, pilnai mikro ar makro kapitalistų. Ta sekundė, kai įsigijate akciją arba bet kokią kitą finansinį instrumentą, tai tą sekundę tampate šiek tiek kapitalistų, nes jau tada dirbate pagrindinį darbą, ilgai iš to išeinu, gal nedirbate ir galite turėti kažkokį uždarbį iš tos akcijos, obligacijos, visumoje tai sudaro portfeliuką. Tai va, bet tiesiog prie ko aš vedu, kad pradžioje aš pasakiau, kad turėti finansinį įsilavimą, valdyti savo asmeninį portfelį yra nemažiau svarbu negu kvalifikacija, kompetencija, patirtis. Nes būtent tai yra ta, sakysime, garantija finansinė, kuri turėtų jums galioti labai ilgai, tai netgi yra šiuo metu tokių labai ribinių projekcijų. Viena ribinė projekcija yra, sako, kad šitas grafikas iš esmės konverguos į nulį, iš esmės grąža į darbą bus nulinė. Vien dėl to, kad visa ekonomika puikiai sukasi automatiškai. Robotukai dirbtinis padaro viską. Iš esmės pridėtinė vertė vieno žmogaus ekonomika yra nulinė. Ir tada hipotetiškai grąža kapitalą begalinė, grąža į darbą nulinė. Čia yra labai ribinė teorija, aš jos nesilaikau. Manau, kad taip nebus. Manau, greičiausia, jeigu ten robotas paisvės ekonomiką iš to niekaip neseka, kad žmogui nebus ką daryti, nes atsiranda egzotinės profesijas, ten influencerių, kūrėjų, ten karūnos laikytojo buvo kažkadaise. Vienas caras sugalvojęs, kad kažko užimti žmogų, tai patirtis rodo, norintis žmogus vis tiek visada bus užsiėmęs, o kapitalistas turintis pinigų, nors ir kokią egzotinę profesiją sugalvos. Vėlgi ten mano jachtos, ten, nežinau, ten tiktokeris asmeninis, kuris va, tiesiog sėdi ir ten mano jachtą tiktokina ar kažką tai dar, tai patirtis rodo, kad tai neveda prie nedarbo, atvirkščiai darbo atsiranda daug, tik tai tiek, kad grąža į darbą arba labai maža ribinė, arba praktiškai konverguoja nulį. Grąža kapitalą didėja. Dėl to reikia būti kiekvienam visiškai nuo vaikystės šiek tiek bent jau kapitalistu, tam, kad dalyvauti šitam vakarėlėje, nes kitam vakarėlėje tiesiog jokių vaisių, jokių piragų dėja, bet nepalieka kol kas pasaulis. Nesąžininga, neteisinga taip yra. Ir tas santykis, tarp kitko, jeigu kam įdomu, jisai prastėja. Tai vėlgi pažiūrėsite projekcijas, atotrukis tarp atlygio ir kapitalo grąžos tik tai didėja, nesvarbant to visų gražių žodžių politiškų, kad norime gerovės, visuomenės, lygios, bla bla bla. Taip nėra. Statistika visiškai rodo kitą paveikslą. Gera žinia, vėlgi, kad ačiū Dievui šiais laikais gyvename situacijoje, kai iš tikrųjų galite kažką pakeisti. Dabar dar vienas paskutinis istorinis nuokrypis ir tai yra apie infliacinės ekonomikos atsiradimą. Paskutiniu metu valstybės makroekonomikoje dominuoja tas vadinamas infliacinis modelis, kuris sako, kad visa valstybė yra pagrįsta tuo, kad yra įkalkuliuota infliacija. Vėlgi, tai labai prieštarauja, sakysime, tam reiškiniui, kad gerovės pagaminame vis daugiau, kitais žodžiais, hipotetiškai, kiekvieną žmogų galima aprūpinti viskuo. Bet kainos turėtų kristi, nes kaip čia taip, jeigu ten fabrikas anksčiau gamindavo ten 10 televizorių, dabar gali gaminti 100. Tai teoriškai turėtų teliko kaina kristi, taip nėra. Tai infliacinė ekonomika yra apie tai, kad valstybė paskutiniu metu, paskutiniu kalbų dešimtmečiai, yra įkodavusi labai didelę valstybės pajamų dalį, ne į mokestinę, o į pinigų valdymo dalį. Jo, tai oficialiai, jeigu paskaitysite mandatą Centro banko Europinio arba Amerikos federalinės sistemos, šitie du centro bankai reguliuoja Europą, Ameriką, labai panašiai sudaryti finansai visuose nediktatorių šalyse, ten kitaip. Bet visur pamatysite skaičiuką, kad yra leistina, toleruotina, siekiama apie 2 procentai infliacinio. Kitais žodžiais, jeigu viskas vystasi ok, tai vidinis produktas augo kokie 4-5 procentai kasmet, dar porą procentų nominalo gali prispausinti pinigų valstybė tam, kad vartotojai to nepastebėtų, nes patirtis rodo, jeigu infliacija yra būtent 2 procentų magiškas skaičius teritorijai, tai vartotojas paprastai nekelia labai daug bangų. Kainavo burgeris ten eurą prieš metus, dabar euro 0,2.
Gerai, tiek to. Ta prasme, tai nepakankamas spaudimas tam, kad pilietis, balsuotojas kažką pastebėtų. Visi spaudžia petim, jau lab, kad vėlgi infliacija nėra taip tolygiai, būna ten banga, po to šiek tiek atšilo, kaip benzino kainos. Ten 2 eurai, po to ten 1,50 €, po to euras, tai kai banguoja ir bendras nuolydis yra 2, istorinė patirtis rodo, tai labai patogu valstybėje, valdžiai, nes žmonės tiesiog priima kaip lietų, tiesiog yra ir viskas. Kai eina jau ten dviženklę teritoriją, ką paragavom šiek tiek, tai po covidinio spausdinimo, tai buvo ir 12 trajektorija procentų infliacijų tame tarpe Europoje ir Lietuvoje, tai tada žmonės jau pradeda kelti klausimų, pradeda paniškai ten supirkinėti būtus ar ten kažką, tai nes tada jau atsiranda judėjimas, bet jeigu išlaikai. Tai va, bet tiesiog prie ko aš vedu, kad 2 procentų yra jau įkoduoti ir iš to seka, kad iš esmės per pinigų kiekio reguliavimai yra labai egzotiniai atrasti instrumentai, nežinau, greičiausia čia neįsiu ekonominį rekursą apie QE, QE politikas, ten ir visą kitą, čia praleisiu visus faktus. Ir čia yra tiesiog iliustracija, kokiu tempu valstybės kepa pinigus. Tai sakysime, nuo 1 metų grubiai patrigubėjo pinigų masė, čia kalbu apie Europą. Matote, čia šiek tiek kartais greičiau, per 8 krizę, greičiau matėsi spausinti, dėl to krizė kilo, po to lėčiau, nes apsiramino kažkiek, tai matote, per COVID labai greitai prispausino labai daug, po to šiek tiek atsiramino, bet iš esmės vėlgi tai nekeičia situacijos apie tai, kad valstybės visada kepa pinigus, visada. Nėra ne vienos valstybės, kuri to nedaro. Tobulų atveju tai turėtų atitikti ekonomikos augimą, de facto tai lenkia ir gerokai lenkia. Ir iš esmės gaunasi apie tai, kad jeigu nieko nedarote, tai tada pinigai praranda savo vertę. Nes dažnai esu girdėjęs apibrėžimą, kad infliacija yra paslėptas mokestis. Paslėptas reiškia, kad tu jau nematai, nejauti, netgi nesupranti, kad jį mokai, tau atrodo, kad 100 eurų uždirbai, padėjai po pagalvę ir viskas, ir tau šventa. Bet kiekvieną naktį po truputėlį tie pinigai tirpsta. Tai yra mokestis už tai, kad turi pinigus. Antrasis mokestis, nes vėlgi teisėtoj valstybei išeini iš to, kad iš tų pinigų jau sumokėti mokesčiai. Bet vėlgi, nekomentuosiu gerai blogai, taip yra. Jeigu nieko nedarai su pinigais, standartiškai elgiesi. Žinote, kaip reklamose šampūnų yra standartinis šampūnas ir mūsų šampūnas. Tai va, jeigu standartinis elgesys, atlyginimas, kreditkė, kreditas, bankas ir taip toliau, tai va dar po visų kitų, sakysime, mokesčių, kurių valstybė sugalvoja, po truputėlį pinigai tirpsta, nors tai neatrodytų. Tai va, tiesiog iliustracija, kokiu greičiu tai vyksta. Tai kas gaunasi, kodėl, nes dažnas irgi buvo klausimas, sako, tai kodėl, palauk, Ilja, sakai, kad nukrito gerovė žmogui, bet visur rašo apie padidėjusius atlyginimus, ten visiems visada kelia, va dabar čia ir taip, tai formulė yra tokia, kad ekonomika auga taip, pinigus auga taip, vartotojai duoda taip, tai vartotojai atrodo, kad viskas geriau, šiandien 1000 gaunu, po to 1100, po to 1200, atrodo, ko čia liūdėti, o de facto, vėlgi, pasvėrus, netgi iš infliacijos, jau nekalbu pasvėrimą iš ekonominio augimo, gaunasi va toksai truputėlį nuolydis į apačią. Tai va, visi tie faktai, čia pagrindiniai faktoriai. Gerovė, pinigų valdymas, infliacinis atkarpimas veda vėlgi prie to, kad valandinis atlygis jau nebegali būti vienintelis pajamų šaltinis, čia tokia makrotezė, tai dėl to privaloma kiekvienam rūpintis alternatyvą. Ir vėlgi, jeigu nieko nedarai, tai tada tiesiog leidi per tiesiogiai, per netiesiogiai, sakysime, per infliacinius instrumentus iš savęs tą dalį atimti. Yra dar blogesnių scenarijų. Dar blogesnis scenarijus, kai tave įvaro 20 metų kreditą. Jo, tai vartotojas yra linkęs čia ir dabar viską paimti. Tai kai gyvenimo pradžioj norisi ten ir būsto, ir namo, ir mašinos, ten ir visko, ir apsikrauni kreditais, tai gaunasi ne tik tai tiek, kad uždirba iš tavęs per tai, kad išmokai kreditą, bet iš esmės kreditą paėmė žmogus yra tiesiog atjungtas nuo dalyvavimo kapitalisto vakarėlė. Nes jeigu visi tavo pinigai nors kiek laisvesni yra kreditų išmokėjimui, yra be šansų, kad tu turi nors ką, kad įdėti į portfelį. Ja, vėlgi, aš jokių būdų nesakau, kad kreditai yra visada ir visur blogis, tikrai ne. Aš tiesiog bandau tą mintį gal įvesti, kad vertinant pasiekmes ypač didelio kredito, kai pasiėmė ten 20 būsimųjų savo gyvenimo metų apie tai, kad išmokėti bankui už būstą,
įvertinti ne tik tai, ką sako kontraktas, eilutės, kad realiai de facto mokėsi ir taip dvigubai, bet įvertinti dar vieną aplinkybę, kad prisirišus prie kredito, tu nebegali investuoti. Tai atskaitos taškas nėra tiesiog 100 eurų gulėjimas ten arba kreditas. Yra taip vadinami alternatyvosios pajamos. O kas būtų buvę, jeigu tos 100 eurų būčiau grąžinęs ne bankų iš paskolą, o būčiau investavęs. Tai alternatyvi grąža, tobuliu atveju ta eksponentė, yra atskaitos taškas. Atskaitos taškas nėra 1000 eurų, kur guliu. Atskaitos taškas yra čia. Ir kada tu sakai, gerai, nuo to, kad tarkime ten 1000 eurų, ten po banko visų išmokų aš gausiu tiek, tai nuostolis yra tik tai tiek. Tai čia yra neteisingas mąstymas. Čia yra matematinė klaida. Teisingas mąstymas yra, jeigu tie 100 eurų gulėtų. Tam pačiam ETF, paaiškinsiu vėliau, kas tai yra lengviausias instrumentas investuoti, tai tada aš prarandu tiek, o ne tiek. Tai aš tiesiog apie tai, kad žmogus prisirišęs prie finansinių įsipareigojimų ilgalaikio yra de facto atjungtas visiškai nuo galimybės investuoti. Vėlgi, pagal fizikos Archimedo dėsniai, jeigu mažiau vieniem, automatiškai daugiau kitiem. Tai tokia bendra formulė, netgi yra keletas sąmokslo teorijų, vėlgi aš specialiai vadinu sąmokslo, nes nėra patikimų įrodymų, yra nuomonės. Tai viena sąmokslo yra teorija, kad masiškai suformuota vartojimo kultūra Amerikos valstijose. Vartojimo, jeigu neturi ten Teslos, iPhone'o ir būto, tai tu esi nepilnavertis, tu esi loseris. Tai dėl to tik tai po Univerų iš karto užsikrauni kreditais ir varyk visą gyvenimą apie tai, kad gražinti skolą Univerui, gražinti skolą už Teslą, gražinti skolą už namą ir tik tai ten ties pensiją, pamatyti pirmą tikrai pliusą. Tai leidžia, sakysime, likusiem 5% neproporcingai daugiau gauti. Nes vėlgi, klausimas buvo, kodėl tas gerovės augimas nepasiskirsto proporcingai. Atsakymas, nes yra labai daug instrumentų, vienas iš jų yra masinis įvarimas į vartotojo kreditą. Vienas iš jų. Nesakau, kad pagrindinis, nesakau, kad vienintelis, bet tikrai vienas iš jų. Ir dabar vėlgi truputėlį komentuojant tą dalį, kai buvo, matėte, geltoną liniją, tai yra kapitalo grąža, tai paėmiau visiškai standartinius rodiklius, yra Nasdaqas ir Dow Jonesas. Matote visur, šiaip vėlgi iš patirties gal 20% moka davesti indeksą prie akcijų kainos. Bet vėlgi, kadangi tai yra visiškai bazinis toksai fundamentinis raštingumas, tai kalbame dažnai apie indeksus, nes jie suvidurkina visas kompanijas, teisingai tai yra vidurkis akcijų kainų, Nasdaqas yra labiau nukreipęs į technologijas, Dow Jonesas yra labiau plačioji pramonė, istoriškai taip susiklostė, kad Nasdaqo biržoje yra dažniau prekiaujama technologijom kompanijom, bet leidžia tas indeksas daugmaž stebėti, kas vyksta su rinka, ne su atskirom kompanijom, o tiesiog su rinka bendrai. Nes matote, kad svyruoja beprotiškai, gali būti kartais labai užkilęs, gali būti nukritęs, tai tie svyravimai yra kartais ir 8%, kartais ir 9%. Ir bendraja prasme vis tiek leidžia šiek tiek per ilgą laikotarpį, tai čia paėmė laikotarpį nuo 75 metų grubiai, paėmė daugmaž suprasti, kaip vystosi rinka, nes čia jau yra ta kita, ne valandinio atlygio, kuris konstantai iš esmės, o grąža į kapitalą. Vėlgi, grąža į kapitalą yra pajamos uždirbis, kurį generuoja ne jūsų valandinis atlygis, o jūsų aktyvai. Būtas nuomojamas, nešantis pajamas, yra grąža į kapitalą. Akcijos mokamas dividendas, obligacijos mokamos palūkanos, akcijos prieaugis, kai kainavo 100, dabar kainuoja 200, realizavęs gavau 100. Čia yra visa grąža iš kapitalo. Jo. Tai grąža iš kapitalo skirtingai nuo valandinio atlygio labai eksponentiškai važiuoja į priekį. Jo, tai aš tiesiog norėjau parodyti, kad iš esmės čia matome dvigubą efektą. Vienas efektas yra dėl to, kad iš tikrųjų gamyklos padaro ten dvigubai 10 kartų, 1000 kartų daugiau prekių, gaminių. Antras yra, kad valstybė dar kepa pinigus, dėl to kaina kiekvieno atskiro vieneto yra pakeliama iš nominalo. Tai galiausiai čia matote, čia nominaliai išraiška, nes čia yra pinigai padauginti iš gerovės iš esmės. Ir tas pakankamai eksponentiškai vysto, tai jau matome teritorijas 8000%, ten 7000, ten beprotiški skaičiukai. Tai vėlgi, jeigu žiūrėti į tą pirmąją kreivę, o kaip per kokius mechanizmus plačiaja makro prasme persiskisto tą gerovę, kurią žmonės papildomą sukuria, atsakymas yra
didelė dalim. Vėlgi, yra labai daug tų šimtai mechanizmų, bet vėlgi specialiai paryškinu stambiausius iš tų mechanizmų. Tai yra per kapitalo grąžą. Tai šitas grafikas iliustruoja, kad transliuojasi vis dėlto kažkur tai ta gerovė į prieaugį. Dar vieną noriu paryškinti irgi specialiai dalyką, kodėl paėmė būtent tas 3 kreivės. Tai teisingai pasakėte, kad Dow Jonesas yra plati pramonė, ten nuo transporto iki viešbučių, iki gamybos. Nasdaqas yra siauresnė technologijos. Ir matote, kad labai skiriasi grąža sistematiškai. Tai vėlgi, priimkite tiesiog kaip tezę, galite paskaičiuoti, patikrinti, bet investuotojų modelyje technologijos neša didesnę gerokai grąžą negu klasikinė pramonė dėl iš esmės 2 priežasčių. Viena yra laikoma, kad klasikinė pramonė turi labai ribotą kiekį augimo. Tai jeigu kalbame apie ten Coca-Cola, gamyklą, viešbučius, tai žmogus negali 2 ten ar 10 kartų daugiau gyventi tam pačiam kambarį. Žmogus negali išgerti 3 daugiau kolos, sprogs tiesiog fiziškai. Skirtingai nuo technologijų. Technologijos dažniausiai atveria visiškai naujas rinkas, tai vėlgi kalbant apie korporacijas kaip ten Apple, Google, tos Meta didžiausios, tai jas tiesiog atveria naujas rinkas. Apie tai šiek tiek jau kalbėjome prieš tai seminare, kaip visiškai atsiranda naujos erdvės. Tai vienas yra skirtumas, kad klasikinė pramonė tai pagauna technologinį progresą per savikainos pagerėjimą, per logistikos tobulimą, per linijinį augimą, bet dažniausiai klasikiniai rinkos padalintos, ten stumdymas pyragų, ten šiek tiek milimetrą vienas atkariauja, tada užima antras, tai toksai ribotas, bet blogiausia ekonominė kalba savybė yra, kad dažniausiai augimas yra ribotas. Technologijose ne, tai tuo pačiu tai dar yra su tuo, kad dažniausiai žmonės, čia jau psichologija, apie tai šiek tiek irgi pakalbėsiu šiandien, bet dažniausiai žmonės linkę bijoti, ko nesupranta. Vat tikėkit, netikėkit, bet vienas iš didelių faktorių, sakyčiau, gal vat tiek atsakingas, tai yra taip, kad žmonės, ko negali pačiupinėti, į tą neinvestuoja. Dažniausias argumentas, kalbėsi su investuotoju, sakysi, gerai, tai jeigu Nasdaq'ui geriau sekasi negu Dow Jones'ui, tai kodėl neinvestuoju Nasdaq'ą? Pardavinėja kažkokį orą, negaliu aš jūsų metos ten ar TikTok'o pačiupinėti. Va čia yra pastatas, čia yra gamykla, aš tą matau. Rybinis argumentas yra nekilnojamas turtas, mano namas, viskas, aš jį matau, gali pačiupinėti, viskas real. O ten pas jūs kažkoks tai oras, jeigu oras, tai privalom būti burbulas. Tarp kitko, man taip linksma truputėlį, greičiausias atgirdėję, kad ten kas savaitę yra, kad dirbtinis intelektas yra burbulas. Tai vienas iš tokių burbulo mato, kai pradėsite šiek tiek domėtis investuoti, kurie žaidžia su trading appsais, gal greičiausiai yra matyti tokį PI ratio. PI tai yra kiek metinio pelno gauna $1 akcijos. Jo, atvirkštinė ten matematika, ta prasme, jeigu PI 20, tai reiškia 5% metinių gauni į tą instrumentą. Tai leidžia šiek tiek 1 milimetru giliau pasidomėti, kas vyksta, tai tiesiog pasakysiu, kad va čia vidutinis PI Nasdaq'o buvo apie 80. Tie, kurie tradina, žino, kad tai yra beprotiškas skaičius, nes tai reiškia 1 ten kažkiek tai procentų grąžos. Standartinės vidurkis technologijos yra apie 20-30. Šiuo metu neviršė nei 20, nei 30. Tai tokių požymių netgi po pirmo patikrinimo, va to tikrojo finansinio burbulo, kai yra labai didelis atotrūkis kainos nuo grąžos, to nėra. Tiesiog aš noriu pasakyti, kad užbaigti, sakysime, tą visą tokią ilgą istorinį, lyrinį, ekonominį nukreipį į tai, kodėl tai yra kiekvieno žmogaus taip pat svarbu, kaip ir darbas, portfelio valdymas, gyvenimas iš finansų, mokėjimas valdyti, suprasti, turėti, uždirbti iš finansų. Ir jeigu to nedarai, labai daug atiduodi, greičiausia tikro, vėlgi, čia su vidurkinus, vėlgi, kiekvienas atskiras individas gali turėti fantastišką karjerą. Viskas tvarkoja su to. Aš kalbu, kad vidurkis vis dėlto yra kapitalo pusė, nėra darbo pusė. Vis dėlto svarba yra žinoti, suprasti, mokėti ir netgi 100 eurų pradėti, bet turėti asmeninį portfelį, kad būti va šitoj pusėje. Čia toksai ilgas nukreipis, keletą kartų atleiskit pasikartojau, bet pagal mane svarba suvokimo yra aukštesnė negu netgi žinios apie tai, kaip padaryti, nes jeigu suprantate svarbą, tai surasite internete, kaip tą padaryti. Aš žemėlapį primėtysiu, bet tiesiog mano pagrindinė šiandien misija yra tiesiog įkalti į galvą, kad
čia yra tokia, nežinote, teisininko dilema. Teisininkas krapšto galvą ir sako, kokie valandinį atlygį benustatyčiau, salos nenupirksiu. Ta prasme, turiu tik tai tiek billable hours, galiu dar, maksimum 3 gubai tiek dar prirašyti, sugalvoti, bet viskas. Bet 24x3 yra mano visiškas teorinis maksimumas. Ir koks bebūtų valandinis, vis tiek tai yra ribota suma. Tai va čia kalbama, kodėl taip teisininkai apgailestauja. Skirtingai nuo, pavyzdžiui, entreprenerių, ten founderių, kapitalistų ir panašiai, kuriem iš tikrųjų ribų nėra. Dabar truputėlį dar irgi paryškinti vis dėlto, apie ką kalbame. Ir čia gal paskutinė skaidrė apie tai, kaip svarbu būti bent jau milimetrų, bet kapitalistų. Tai visą pasaulio istoriją, jeigu pažiūrėsite, tai įvertinsite, buvo apie tai, kad darbas tiesiogiai, netiesiogiai konkuruodavo su kapitalu. Visada. Valstietis sakė, aš noriu auginti, feudalas sako, bet mano žemė augini, dėl to mokėk mokestį. Tai tam tikrą prasme feudalų šiuolaikinė kalba. Turto klasė yra žemė, finansinė grąža yra žemės renta. Visiškai visa viduramžio Europa buvo pastatytas ant rentos modelio. Caras, jeigu ten ar karalius, ar ten kažkas norėjo vieną kitą žmogų pakelti, duodavo žemės ir sakyk, daryk, ką nori, paprasčiausias modelis nuomoja valstiečiam, valstiečiai augina, moka ir taip iš esmės visa ekonomika funkcionavo. Tai atsirado industrializacija, tai lygiai taip pat kapitalistas pasakė, va tau fabrikas darbuotojų, va tau konvejeris, va tau assembly linija, darbuotojas jo ateidavo ten 10 valandų ar kiek ten ta pamaina būdavo, atidirbdavo. Ir visada ta trintis iš esmės nuo pačios istorijos pradžios iki paskutinio momento buvo apie tai, kad vienas bandė ginti savo pyragą, savo teisę gauti iš oro pinigus už tai, kad kažkas naudojasi jo turtu. Kitas sako, aš noriu daugiau. Noriu didesnio atlygio, noriu didesnės laisvės ir panašiai. Tai vienas istorikas pasakė, kad iš esmės visos revoliucijos buvo dėl kapitalo ir darbo nesutarimo. Sekanti revoliucija jau šiaip vyksta, nes tie visi judėjimai ten Tea Party, ten ir panašiai, dabar srovės socialistinės yra Europoje, dabar vėlgi neįsigilinę žmonės, nes populistiškai lozungai, kad atimkite ir padalimkite tolygiai, labai populiarūs. O tiesiog per visus amžius labai gerai grojo. Tai politikas, kuris pasakė, atimkim ir padalinkim, tai visada gaus balsų, nes vėlgi niekas netgi neįsigilina, prie ko tai veda ten už žingsnį, už 2 žingsnių, bet vėlgi tą paliksiu tą visą politiką šone. Aš noriu dabar tiesiog paryškinti, kokie yra svarbiausi įgūdžiai. Vis dėlto truputėlį įvedu į tai, kad kiekvienas žmogus gali ir turėtų pagal mane tapti šiek tiek kapitalistu. Tai tie įgūdžiai, instrumentai, žinios, kompetencija labai skiriasi. Tai labai sau leido taip formaliai išgryninti, kad jeigu kalbame apie darbą, tai be abejo kompetencija svarbu. Jeigu pilotas nemoka skraidyti lėktuvo, tai prasta tokia profesija. Patirtis yra svarbu, laiko sąnaudos, nes be abejo iškeičiat savo valandinį gyvenimo valandas į atlygį. Ir tam tikros be abejo ir taisyklės yra. Gal privalote ten ateiti į darbą, daryti tai, kas daroma, viskas sutvarkoj. Vėlgi, aš tiesiog prie to vedu, kad tai negali būti vienintelis, sakysime, pragyvenimo šaltinis. Kapitalas yra labai skirtingai. Pradžioj stovi ne diplomas, ne profesinė kompetencija, o finansinė kompetencija. Vėlgi, nežinai, kaip vyksta, kas yra finansai, kas yra portfelis, kas yra turto klasės, kas yra aktyvai, kas yra infliacija, kas yra compound ir panašiai, to bagažo neturi. Vėlgi, jisai nėra labai didelis, jisai daugmaž yra vairavimo teisės apimties žinių, tai nėra daug. Bet jeigu to neturi, leisiu savo šiokį tokį lyrinį nuokrypį, o tiesiog spaudi pirk, parduok tradingų apsuose, turiu kietą statistiką, kad 90% pinigus prarasi. Jo, tai tam, kad šiek tiek gaudytis, kaip elgtis su kapitalu, faktas, kad reikia turėti kažkokias minimalias bazinės finansinės žinias. Kaip ten bebūtų, finansinė kompetencija tikroji. Vėlgi, pavyzdžiui, jeigu jau eini į prekybas vertybiniais popieriais, bent jau žinoti, kas yra PI. Jo, nes tai yra bazinis sveiko proto rodiklis. Bazinis, va tiesiog, ta prasme, temperatūrų matuoju pacientui, jeigu yra temperatūra nesveika,
tai nebesvarbu, ką rašo laikraščiai, uždrausta tokį pacientą liesti. Ir tiek. Tai čia vėlgi prie bazinių dalykų. Tada netgi nekyla klausimas, kas yra burbulas ar ne burbulas ir panašiai, nes vėlgi užtenka tiesiog, yra ten techninė analizė, nekalbėsiu pilna, bet yra ten 5 rodikliai, ten nedaug jų, kur tiesiog pamatavus iš karto, sakai, pacientas gyvas ar lavonas ar ten kažkas tai. Bet tiesiog netgi šitoje auditorijai treidina pusę, o vieną iš top 5 bazinių rodiklių 2 įvardėjo. Aš vėlgi nenoriu nieko pasakyti, tam mes čia ir esame, kad šiek tiek patobulinti. Tai kapitalistai yra išprusę finansiškai, moka valdyti portfelį ir vėlgi jų valandos visiškai nepririšto prie grąžos. Kartais, kai manęs paklausė, o kiek tu dirbi, aš sakau, žinot, kartais 15 minučių per mėnesį. Jeigu darbą skaityti darbą, aš labai daug veiklos turiu, bet vėlgi tą formalų apibrėžimą, nes vėlgi ar tu pajudini ten 1000 ar milijardai, iš esmės yra vienas žingsnis. Jokio skirtumo, Excelis kenčia viską. Tai nėra iškeitimas valandinio atlygio į uždirbį, tai yra mokėjimas strategiškai alokuoti kapitalą. Tai dėl to, vėlgi, šiandien mes fokusuojamės čia, nes spėjau, kad čia yra viskas tvarkoja. Kitaip greičiausiai nesadėtume, tai fokusuojamės čia. Mano užduotis yra visiškai kiekvienam žmogui duoti tą bazinę skaitos taškas, kaip jau galima pakankamai patikimai laisvai jaustis kapitalistus ir dalyvauti tame vakarėlį. Dabar sudėtinga skaidrė, bet kaip aš bandžiau struktūruoti, sakysime, tą prezentacinę dalį. Keletą svarbiausių sąvokų. Sauliaudai išskirti apibrėžimais. Tokius ženkliukus pastebėjote, jų ten keletą iki 10 surinksite per visą prezentaciją. Manau, kad tiesiog suprasti, kas tai yra tas visiškai privalomas minimalus lygis. Kaip jūs negalite vairuoti automobilį, jeigu nežinote, kas yra ten greitis. Jo, policininkas sako, per greitai važiuoja. Koks greitis? Nenumušiau nieko. Jo, bet dėja, taip dažnai matau kabutėse investuotojus besielgiančius. Tai aš išrinkau tikrai nedaug, tikrai tų sąvokų, bet jos yra privalomas. Portfelis yra tiesiog finansinių aktyvų visuma. Finansinis aktyvas, žiūrim čia, yra turtas, turintis piniginę vertę. Kažkur vienoje konferencijoje girdėjau labai įdomų tokį šiek tiek sarkazmo ir gal moteris mane atleisi ir sakė vienas pranešėjas, kad o bateliai gražus nėra aktyvas. Čia jokio neižvelkit nei seksizmo, nei šovinizmo, nei sarkazmo nėra. Aš tiesiog noriu pailiustruoti. Nors prieš tai buvo gavęs klausimą, ar galima investuoti į rankinukus ir dizainerio brangenybės. Vėlgi, neižvelkite jokio tokio. Tai mokėjimas atskirti, kas yra aktyvas, pasyvas, yra svarbu. Nes dažnai sako, aš investavau į batus. Dažnai, čia tarp kitko dažnesnė realybė, sako, aš padaręs didelį investiciją į butą. Jo? Su žvaigždutėm. Priklausomai nuo to, kaip tu elgiesi, butas gali būti ir gera investicija, bet gali būti ir bedugnė išlaidų eilutė. Kai aš kažkadaise ne smart laikrodžiai domėjausi tikrais laikrodžiais mechaniniais, tai mane visiškai 100% dilerių visada įtikinėdavo, kad laikrodis yra puikiai investicija. Jo sako, žiūrėk, Ilja, šitas ten hublot ten kainuoja, ten šiandien X, ten pažiūrėk, tas pats ten kainavo ten pas mus parduotuvėje. Prieš 3 metus pusę kainos auga 2-gubai, 3-gubai, ten tai yra puikiai investicija. Jo, išskyrus tai, kai pasibaigė mechaninių laikrodžiai ir prasidėjo smarto, likvidumo tai rinkoje nėra. Ir reiškia, kad tu gal tiki, kad tu turi tiek to turto, o kai nueini ir bandai konvertuoti į pinigus, pasirodo, kad tau maksimum sumokės tiek, nes tiesiog rinkos nėra. Likvidumas, prie to grįšiu, yra svarbi savybė. Bet čia lyrinė nuokreipė, taip atrodo portfelis. Bent jau tai, tas Midjourney, kurį ragavome prieš paskutinę paskaitą, nupiešė, kaip atrodo portfelis. Visas turtas, tikrasis turtas, aktyvinis turtas, ne pasyvinis. Aktyvinis tai yra, kuris realiai turi likvidumą, neša grąžą, turi finansinę vertę, gali būti parduotas, likviduotas, perleistas. Tai yra obligacijos, akcijos, fondai, nekilnojamas turtas. Visa tai yra portfelis. Tezė, kad visiškai kiekvienas žmogus, sakyčiau, netgi nuo mokyklos, turėtų pradėti kaupti
nors ir mažiuką, bet portfeliuką. Tegu ten būna 15 eurų nekilnojamo turto, ten kokio nors instrumento, ten 20 eurų ten kitokio, bet mažas portfeliukas, žinote, kaip mano vaikystė ten buvo kiaulės taupyklės. Tai šiais laikais, jeigu ten man leistų, tai sakyčiau, kiekvienam vietai taupyklis duoti tokį po elektroninį portfeliuką, kuriame po truputį jaukinėjau tą mažą savo ten finansinę gerovę, tokį tavo kūdikėlį, tegu jisai būna ten 15-20 eurų pradžioje, po to išauga iki 100, žiūrėk, jau ten bus 21 ir tu jau galėsi svarstyti, ar gyventi iš portfelio ar iš darbo. Jo. Čia nejuokauju, tokio santykio tikrai galima. Tai taip atrodo portfelis. Tai yra tiesiog vienoje vietoje kažkaip surašyta Excelio lentelė, ten appsas ar ten dar kažkas, tai kur surašyta tiesiog kokio turto turite. Ir keletą terminų. Tai portfelis yra visuma. Turto klasė, dažnai išgirsite tą terminą, tai yra tam tikra aktyvų rūšis. Dažniausiai sakys, turto klasė gali būti nekilnojamas turtas. O aktyvai tai gali būti pastatas, nekilnojamo turto fondo vienetai, gali būti nekilnojamo turto indekso išvestinis instrumentas ir panašiai, bet turto klasė bus nekilnojamas. Jo, tai turto klasė yra tiesiog tipas investicijų, kuriame ir guli aktyvai. Tai galima, sakysime, taip iliustruoti. Kodėl kalbame apie turto klasės, nes čia apie to irgi grįšiu. Bazinė diversifikacija yra apie tai, kad skaldyti savo portfelį į turto klases. Ne, aktyvus skirtingus. Ten, aš turiu subalansuotą portfelį. O kaip subalansuotas? Nu, turiu Apple, Google ir Facebook akcijas. Kas atsitinka, jeigu technologinis sektorius krenta? Tada, tai čia kalbu apie tai, kad subalansavimas vyksta per klases, ne per aktyvus. Dėl to turto klasės svarbu. Dažniausiai turto klasės pasaulio mastu labai stipriai koreliuoja. Kažkada jis sakė, kad ten, jeigu nekilnojamas turtas brangsta Amerikoje, tai nekaip nekoreliuoja su ten Azija, Kinija ten ar dar kažkur, tai dabar sakoma, kad pasaulis visiškai plokščias, visiškai. Jeigu turbulencija finansinė yra ten Hongkongo biržai, tai praeina visiškai per visą pasaulį nepalikos, tai veda vėlgi matematiškai prie to, kad turto klasės turi tokią šiaip blogą savybę, finansinė prasme, labai stipriai koreliuoti. Tai jeigu jau krenta ten energija, nafta ar technologijos ar atvešiai, tai jau krenta visur. Jau labai mažai tikėtina, kad ten bus kažkoks tai nuokrypis. Bet vėlgi gera žinia, kad taip labai ypatingai retai būna, kai krenta viskas kartu, nes vėlgi kaip vanduo pinigai privalo kažkur judėti. Jo, jeigu išstumia pinigus iš vienur, jie privalo patekti kažkur kitur. Čia yra jau fizikos dėsnis, Archimedo atrastas. Negali būti, kad tiesiog, jeigu jau visiškai niekur nedingsta, žmonės turi tokią savybę, kai tik tai baimė, tai griebtis grinųjų pinigų. Parduoti visus aktyvus, nes atrodo grinėjai pinigai prie manęs, tai šiek tiek ramiau negu kažkokios ten akcijos, obligacijos arba fondai, tai turi tokią savybę, bet netgi jeigu susigrėbė, tai reiškia, kad grinųjų pinigų aktyvas auga. Jo, nes tai irgi aktyvas, grinėjai pinigai irgi aktyvas. Tai šiek tiek apie balansavimą, apie tai, kad turto klasėm galima šiek tiek balansuoti. Aktyvas tai yra jau konkretus turtas. Jo. Vėlgi, gal namų darbai pasigilinti, kuo tai skiriasi nuo pasyvo, nes pasyvas yra dažniausiai išlaidų eilutė, o aktyvas yra kapitalo bent jau generavimo uždarbio eilutė. Tai nepainioti, vėlgi ten butą, kuris reikalauja nuolat išlaikymo ir tik tai kašto eilutė, į butą, kuris generuoja pajamas ir kuris gali būti interpretuojamas ten po visų amortizacijų, pataisymų, valdymų ten ir viso kito, gali būti generuojama, sakysime, kaip kapitalo grąža. Ir tikrai tai aktyvas nėra laikrodis. Nors ar kad ir taip įtikinėtų dileris. Ir taip atrodo portfelis. Aktyvai iš skirtingų turto klasių, kaupiami portfelį ir tai, sakysime, tai, ką, vėlgi, mano tezė, turėtų rūpintis, žiūrėti, turėti, pradėti visiškai kiekvienas individas, geriausiu atveju nuo mokyklos laikų. Keletą The Magic 5 savybių, kurios privaloma vertinti, kalbant apie aktyvus arba turto klases. Vėlgi, čia kaip bėgi pas daktarą, tai jisai kartais duoda piliulę, jeigu nesupranti, kaip jinai veikia, tai gal suveiks, gal ne, bet savarankiškai nebetkartosi. Tai pirmas dalykas, kurį norėčiau paryškinti, yra likvidumas. Kaip lengva konvertuoti turtą į pinigus.
Nustepsite, va, netgi šitoj, sakysime, klasėje ar auditorijoje keletą žmonių tą žino. Tai yra daug, sakysime, teorijų, bet pagal mane tai yra pirmasis kriterijus. Pirmasis. Lygiai kaip aš jau truputėlį buvau užsiminęs apie laikrodį, kai man sako, kad aš čia nesioju ten 70 000 eurų ant rankos, aš tuo tikiu, kad mano kapitalas yra 70 šitoj rankoj. Iki kol aš susiduriu su dileriu, kuris man maksimum siūlo ten 5. Jo, tai va tas turto vidinė suvokiama vertė ir jos gebėjimas konvertuoti reikalų esant į pinigus yra likvidumas. Ir jeigu likvidumo nėra, su daug žvaigždučių apskritai kalbėčiau apie to turto validavimą. Kodėl tai svarbu? Labai dažnai, čia vėlgi aš neminėsiu jokių pavadinimų, žmogus gali kreiptis į nelikvidų fondą, kuriam sako, jo, va, investuoju ten 1000, gausi ten, garantuotai gausi ten, nes yra įrašytos palūkanos ten 20%, whatever, už ten 5 metų 1500. Ir sistematiškai kas mėnesį reportuoja tavo augimą ir jautiesi gerai. Vau, čia buvo 1000, po mėnesį ten kažkiek tai, po 2 kažkiek tai. Smulkus šriftas sakys, gausi 1,5, jeigu bus tas pastatas, į kurį jie yra investavę arba pastatę, bus parduotas rinkos kaina. Kitaip gausi kvadratinį metrą. Tvarkingai, sąžiningai, viskas tvarkoj, pagal tą kontraktą pasirašytą kainą. Bet po 1,5 metų, ten po 5 metų gali atrasti save ten 5,5 metro ofisinio pastato savininkų ir daryk, ką nori. Jo, teoriškai, ten yra įvertintojas, įvertino tą pastatą, ten X, tavo gabaliukas yra Y, išskaičiavus gavosi tie patys 5, jų vertė yra jo, kaip ir pagal kontraktą 1500 išskyrus, o ką tu su to darysi? Jo. Tai vat, labai dažnai, tarp kitko, su kripto schemų dalim tai būna, kad tave ten visi kreivės, ten visas įtikina, kad tu turi va tiek turto, iki kol nebandai parduoti. Arba likvidumo tiesiog nėra, pavyzdžiui, ten įsijungia kontraktai kaip lokinai, greičiausiai girdėjote, kad per tas psichozės Bitcoino, kur buvo prieš ten savaitę, labai daug didžiųjų, sakysime, exchange'ų tiesiog užlokina sąskaitas. Jo, teoriškai turiu milijoną, o praktiškai, Kad nieko negalėtum daryti, ne? Nieko negaliu padaryti. Ir paaiškina, tai tavo pačiam saugumui. Čiagi, kad tu paniškai neparduotum su nuostoliu. Nes mes tave saugojam, nes tu pasidavęs panikai gali parduoti blogai, prarasi pinigus, tai leisk mums tavim pasirūpinti ir atjungsim tave nuo sąskaitos. Čia aš nejuokauju. Čia milijardai taip užšaldyti buvo kažkur tai paskutinės 2 savaitės. Tai va, tai gebėjimas greitai rinkos kainą be nuostolių parduoti aktyvą yra likvidumas. Mano asmeninė vertinimą tai yra pirmasis parametras. Jeigu jo nėra, labai reikia gilintis, kodėl nėra, kada bus, kokiam sąlygom ir taip toliau, taip toliau. Tai tarp kitko, likvidumo spąstus labai dažnai patenka į labai dažnai. Nes teoriškai žmogus investavęs ten į namą, pastatą, butą, matantis vidutinės ten Arodas LT skelbiamas kainas labai gerai jaučiasi, kaip čia prašomos kainos vis didėja, aš jau jaučiuosi ten triljonierium, ten ir panašiai, bet vėlgi dažnai susiduriu su tuo, kad gyvenimas priverčia parduoti, nes šiaip yra ir yra būta, šiaip žmogui paprastai nekyla noras šiaip savo parduoti kažką, dažniausiai jeigu kyla noras, tai noriu kažką pirkti, ar esu prispaustas, ar ten bankas sakė, mokėk brangiau ir panašiai, tai tada bandau išstumti ir man brokeris pasako, pirmas šokas, tai pala. Kas Arodas, tai ten nežiūrėk. Iš tikrųjų yra -15. Po to pakaba dar ten metai ar 1,5 ar 2 pardavime ir tada tas pats brokeris tau sako, žiūrėk, jeigu nori atsikratyti, tai dar -15, kitaip dar kabės 5 metus. Ir dar mano procentėlės ten kokie 4. Tai tada jeigu labai prispaustas parduodi su -30, kas yra dažna istorija, dažna gyvenimo istorija, ir tada supranti, kad labai brangiai, kad tu už likvidumą moki labai brangiai. Tai specialiai yra be nuostolio. Labai skirtingai, pavyzdžiui, vėlgi yra retas atvejis, kai stabdo biržos, retas, čia neeilinis. Buvę pasaulyje tokių įvykių. Bet pavyzdžiui, likvidumas ten kokių likvidžių akcijų, ten kaip Apple yra sekundinis, ten dalis sekundė, nanosekundės, ten tu gali realiai tikrai turto prasme atsikratyti arba pirkti, nes yra labai daug prekiaujančių, labai daug perkančių, labai daug parduodančių ir labai aukštas kainos svyravimas. Kitais žodžiais, bet kokie šokai yra patirimi per kainą, o ne per likvidumą.
Jo, jeigu rinkoje manoma, kad viskas bloga, tai krenta kaina, bet nekenčia likvidumas. Pavyzdžiui, nekilnojamo turte labai kitaip. Kai yra panika, tai kainos nekrenta, bet likvidumas nulinis, yra frizas, tiesiog užšaldoma rinka, tai tiesiog nėra transakcijų, nes namo savininkas sako, neparduosiu pigiai, pirkėjų tiesiog nėra, nes panika ir tada teoriškai kaina yra ta pati, o praktiškai transakcijų nėra, likvidumas nulinis. Tai pavyzdžiui, nekilnojamą turtą per likvidumą šokus patiria, o birža patiria per kainą. Po likvidumo antras parametras yra rizika. Ir specialiai išskiriu 2 parametrus - volatilumas ir rizika. Ir rizika yra apie tai, kad turtas gali prarasti vertę. Kitais žodžiais, nekilnojamas, kadangi visiems suprantamas turtas, jeigu perki namą ir jisai seismologiškai yra nepalankioj padėti, kad gali būti žemės drebėjimas, gali nušluoti, gali nenušluoti. Ten, kai Florida perki, tai sako, ten bus uraganas, tai nebus namo, o draudimai atsisakė, nes čia per dažnai tie uraganai. Tai čia yra vertės praradimas, fiziškai sugriautas namas, bankrutavusi kompanija, nepavykęs startuolis, kai fiziškai vertės nebėra. Čia yra rizika. Ta privalai įvertinti. Ir yra labai kitas, sakysime, kita savoka - volatilumas. Volatilumas yra kainos sviravimas. Kainos sviravimas yra, noriu paaiškinti, kad to pačio turto objekto, to pačio aktyvo vertė gali tiesiog nekaip nekinteliotis, o kaina sviruoti labai stipriai. Tai kainos sviravimas yra volatilumas. Ir pasirinkau iliustruoti riziką ir volatilumą per Microsoftą. Microsoftas yra, kodėl pasirinktas, tai yra laikomas toksai pavyzdinis mokinys Silicio slėnyje. Va tiesiog viskas, kas vadovėliai sako apie tai, kaip turėtų vystys kompanijos, yra kvintesencija. Tai yra ne Maskas, kuris ten šaudo pirmin atgal, ten neprognozuojamai, tai yra ten ne Meta, kur ten bando save surasti, tai yra ilgalaikis, pavyzdinis mokinys, elgesi visiškai pagal taisyklės, nemanipuliuojantis rinkų, skirtingai nuo tų pačių paminėtų pavardžių ir panašiai. Tai dėl to dažnai naudojama ekonomikos vadovėliuose kaip iliustracija daugam. Šiuo atveju aš noriu pailiustruoti, kad yra 2 grafikai. Apatinis yra ketvirtiniai pelnai. Ten. Gražiai, tolygiai, tobulai atrodo. Visiškai, tiesiog, pavyzdinis vaikas. O čia yra akcijų kaina, kardiograma. Ir dabar iš vienos pusės, tai jeigu tu kaip investuotojas perki pelnų srautą, tai jeigu pelnas yra toks, tai logika sako, tai ir kaina turėtų būti tokia. O taip nėra. Tai prie tos pačios vertės kaina gali sviruoti kartais ir 90%. Tai dabar, kas tai įtakoja? Dažniausiai emocijos. Dažniausiai, vėlgi, tam turiu skaidrę apie tai, kaip emocijos įtakoja, ką daryti ar nedaryti, bet tiesiog noriu kol kas šiame kontekste paryškinti savokas, kad volatilumas nelygų rizika, rizika nelygų volatilumas. Kad rizika yra apie vertę, volatilumas yra apie kainą. Labai dažnas irgi pokalbis su investuotoju, kodėl neinvestuoja Nasdaqą, mane atkalbėjo bankininkai. Kodėl tave atkalbėjo bankininkai, kuo jie sako, tai yra rizikingas instrumentas. Aš sakau, tada tai nėra profesionalus bankininkas, nes apskritai, kalbant apie kompaniją, dar galima sakyti, rizika yra nėra. Kalbant apie indeksą, iš esmės rizika, tai būtų viso pasaulio ten pamiršimas, kaip naudotis kompais. Dalinės pamiršome, einame atgal ten tiesiog kalkuliatorių. Tai yra rizika. Kai Nasdaqo kaina sviruoja, vėlgi gamyklos stovi savo vietoje, gamina tiek pat pelno, tiek pat vartotojų, kas rytą žiūri tiek pat Netflix'o ir ten kas vakarą TikTok'ų ir panašiai. Vertė nekinta. Kai Nasdaqas sviruoja, tai iš esmės tik tai volatilumas, nes Trumpas pasakė, kad šiandien tarifai. Nes pasaulio organizacija pasakė sveikatos, kad pandemija ir panašiai, ir emocija veikia rinkas gerokai stipriau negu ekonominiai faktoriai, gerokai stipriau. Trumpuoju laikotarpiu. Visada atsistato, nes vėlgi po bangų minusų visada eina pliusai, bet tiesiog šiame kontekste noriu tiesiog atskirti, kad čia yra vertė, jeigu aš žiūriu kaip investuotojas į kompaniją, tokią kaip Microsoft. Faktas, kad aš daugiau parametrų žiūriu negu tik tai ketvirtiniai pelnai, bet jau šito man jau užtenka. Šiaip jeigu pratęstumėm, sakysime, ilgesnį istoriją, gautasi tas pats. Tai yra pavyzdinė kompanija, jeigu ten 54 laikotarpiu buvo augimas, kokia yra tikimybė, kad sekantis bus
prastesnis. Statistiškai, matematiškai, ekonomiškai labai žema. Bet jeigu paklausite, kokia yra tikimybė, kad kaina pasikeis arba pliusas ar minusas 10%, sakyčiau, labai didelė. Atvirkščiai, jeigu pažiūrėsite, niekada grafikai nestovi va taip. Niekada, visada sviruoja pirmin atgal. Tai va, tai čia yra skirtumas tarp rizikos, volatilumo. Antras yra apie būtent paryškinimas, kas yra vertė. Jo, tai čia parinkau žinomą kompaniją Apple, kažkadaise žinomą kompaniją Nokia. Priminsiu, kad Nokia kažkadaise buvo 4. pasaulio brandas. 4. Ir čia yra momentas, kai atsirado pirmas iPhone'as, tarp kitų toksai lyrinis nuokrypis. Čia tikrasis pokalbis, aš kadangi ateinu iš technologijų, tai gyvenu technologiniam pasaulyje, tai kai programistai sako, kad Nokia yra lavonas be galvos, nes smartfonai yra ateitis, tai jie apie tą kalbą kažkur tai porą metukų. Kai tu porą metukų matai, kad visi žaidimai, visos aplikacijos, visi APIs, visi protokolai, viskas yra investuojama, nematomai, gal dar vartotojai, investuojama į smartfonus, o Nokia tiesiog džiaugiasi laurai, surenka pelnus, finansinė prasme atrodo tobulai, nes nebuvo tobulesnio grafiko pelnų šiuo atveju. Tai tu žiūri į vertę ir čia yra tikroji vertės praradimas. Tai čia yra Nokios akcijos, Apple akcijos, sakysime, tas laikotarpis, kai smartfono era buvo pradžia. Ir čia yra apie riziką. Ta prasme, kai tu vertini kompaniją, tai sakai, vėlgi, jeigu baziniai parametrai atrodo visi teisingai, o kaina svyruoja, tai yra volatilumas. Kai kažkas tai netvarkoj, pavyzdžiui, kai viskas yra lavonas be galvos, kuris negali visiškai ateityje konkuruoti nesu kuo, tai tada kalbė, o čia jau sorry, bet čia yra rizika, nes greičiausia tai po 2, 3, 5 metukų prives prie to, kad tiesiog neturės rinkos, kas realiai de facto atsitiko. Tai va, tai noriu tiesiog labai išskirti savokas volatilumas tiesiog kainos svyravimas, rizika yra vertės praradimas. Vertinant bet kokį aktyvą nuo namo iki finansinio instrumento, privaloma tiesiog suprasti, ką perki, nes kiekvienas turi savo, sakysime, gal pliusus minusus savybės. Perki volatilumą, tai vėlgi, tarkime, paminėjote truputėlį žaisti su svertais, tai perkant aukštą volatilumą uždrausta turėti didelius svertus, nes tada volatilumas gali juos išmušti. Jeigu tu perki žemų volatilumo instrumentą, tai tada ir svertus gali naudoti aukštesnius, ir bankas tau duos paskolą aukštesnį, nes žino, kad mažai tikėtina, kad kaina labai stipriai pasikeis, mainais turėsi mažesnę grąžą. Jo, tai va tiesiog noriu pasakyti, kad tai svarbu. Nu ir faktas, keistai bebūtų, bet grąža, o kiek, dažniausiai išreikšta metiniais procentais, kiek procentų per metus uždirbu, tai yra dėja, bet paskutiniai vietoj. Ta prasme, viskas vardan to, galiausiai nori grąžos, bet grąža ateina tik tai po to įvertini, koks yra likvidumas, ar tikrai galėsiu greitai be nuostolių konvertuoti. Tai portfelio valdymas yra šių nedaugelio parametrų optimizavimas. Excelio lentelė, surašau keletą savo aktyvų, turiu ten butą, jo vertė mano manimu ten tokia, turiu ten tiek vertybinių popierių, turiu tiek ten aukso gabaliuką, ten dar kažką, tai ir subalansavimas yra vadinamas diversifikacija. Jo, ir čia viena iš bazinių investavimo portfelių taisyklių, uždrausta turėti visus kiaušinius vienam krepšelį, uždrausta. Kad ir kaip be atrodytų, kad dabar reikia parduoti butus ir krauti viską į auksą, nes auga. Prieš ten N metų lygiai taip pat buvo tokia psichozė, parduoti visus butus, dėti ten į banką sekundę, net ten tuo metu buvo. Nes kaimynas pasakė, kad padvigubino kapitalą ir panašiai, tai netgi kaip atrodytų, labai dažnas irgi komentaras, tai ir sako, jeigu ten Nasdaqas auga daugiausiai negu visos kitos, sakysime, ten indeksai, kodėl viską nesukrovus? Vėlgi, taisyklė jau keletą šimtų metų galioja, kad tiesiog uždrausta dėti viską į vieną krepšelį. Jo. Viena priežastis, kad niekad negali įvertinti visų rizikų, jau dabar kalbu. Niekad negali. Kad ir kaip be atrodytų, kad Microsoftas yra pavyzdinis kūdikis, visada egzistuoja tikimybė, kad kažkas nutinka. Visada. Jo, ten, nežinau, meteoritas, magnetinis laukas, dingsta visi elektroniniai įrašai.
viskas. Tada pasirodo, kad žemės ūkis išauga, nes taiga visi supranta, kad jau ne iki TikToko, jau reikia valgyti. Ką parodė, tarp kitko, visos krizės, kad žinote, kurių kompanijų akcijos daugiausia augo per visas krizės? McDonald's ir Pizza Hut. Finansinė krizė, visi ten visiškai viską išparduoda, panikuoja, kas bus, tada McDonald's ir Pizza Hut pasirodo yra karaliai, nes o pavalgyti žmonėm reikia. Tai tiesiog prie ko vedu, kad diversifikacija apie tai, kad niekad nežinai, kas bus, niekad nežinai, kokia ten geografiškai teritorija, kokia turto klasė, ten vėlgi gal virusas ateis ir ten žemės ūkis išnyks. Ir tada ten toj likusiai mažoj teritorijai brangiau už naftą pardavinės, ten, nežinau, bulvės, gal. Niekad nežinai. Tai ta taisyklė, kad diversifikacija yra apie tai, kad uždrausta turėti turto klasės vienoje arba keletoje. Reikia išskaldyti. Tarp kitko, atrodytų teoriškai, iki kol nepamatuoji savo praktiškai, ir čia yra statistika kieta. Netgi ne apie lietuvius, apie europiečius. Apie 8-5% europietiško turto yra nekilnojamam turte išimtinai. Jo. Europietiško turto. Europietiško. Europiečiai irgi kaip ir lietuviai dar daugiau, ta prasme, asmeninė gerovė yra užšaldyta nekilnojamam. Gerai, tai sunkiausia dalis yra jau praeita. Tai pradėsiu nuo taip vadinamos Rockefellerio formulės. Ar teko apie tai kažką girdėti? Čia yra tokia legenda savotiška, yra daug tos legendos variacijų. Viena legenda sako, kai Rockefelleris norėjo palikti palikimą, bet kadangi ten vaikai, ten giminė nelabai ką suprasdavo, jisai norėjo supaprastinti ten savo palikimo formulę iki visiško negaliu, visiško negaliu, kuri tiktų žmogui, kuris visiškai nieko nesupranta, kas yra investavimas, aktyvai, visa kita, ir jisai pasakė, kad visą savo gerovę skaldykite 3 gabalus. Trečdalis yra šventasis nekilnojamas, nes jeigu netgi valstybės ir pinigai dingsta, vis tiek tu turi fizišką turtą. Trečdalį investuoja taip vadinamą fiksuotų pajamų instrumentus, dažniausiai tai yra valstybės obligacijos. Jos neš labai mažą grąžą, labai mažą, dažniausiai bus netgi mažesnė už infliaciją, bet kaip minimum yra atsparios nuosmukiams, nes obligacijų bent jau nominali vertė nekrenta, kai yra krizės, nors paskutiniu metu tai yra nebe taip, bet Rockefelleris dar to nežinojo. Ir trečdalį yra šventa investuoti į rinkas, nes rinkos, priminsiu, kad rinkos tai yra arba indeksai, arba akcijos tiesiogiai, tai yra tai, kas prekiaujama biržose, yra vienintelė pasaulio turto dalis, kur realiai generuoja pridėtinę vertę. Tai nekilnojamas tiesiog stovi, obligacijos skolina pinigų dažniausiai valstybės, būtent akcija rinkas tai yra verslo, tai yra gamyklos, tai yra ta tikroji kapitalo pusė, kuri generuoja vertę visą pasaulį. Tai dėl to trečdalis privalo būti akcijose, tai labai paprasta formulė, atrodytų labai primityviai, iš kitos pusės priminsiu skaičiukus, kad pasaulyje taip nėra. Kad nei europiečiai, nei ypač lietuviai, nekaip netaiko tos taisyklės, apie 8-9% visų žmonių turto dažniausiai būna nekilnojamas turtas, pasekmė labai daug prarandu pajamų galimybių, labai. Tai vėlgi, aš čia nesiimu vertinti, bet jeigu užšaldai savo visą turtą tik tai NT, tarkime, ten 20% visko, ką uždirbu per gyvenimą, prarandu, lyginant su alternatyvia strategija. Tai dėl to aš tiesiog iš vienos pusės kaip ir paprasta formulė, iš kitos pusės realybėj ypatingai retai, kas tą tikrai gyvenime seka. Ir galite, ta prasme, čia žiūrėti ir kaip logiškai atrodyti, bet savo pažymsai pakalbėti ir su savim pasakyti, ar tikrai turint galimybę nupirkti butą Palangoj, ar tikrai pasirinkčiau investuoti kažkokias ten akcijas. Tai taip gyvenime dėja, bet nėra. Ir va čia žadėta viena iš skaidrių, pradedu grąžinti skolas. Paskutiniausius pakėliau duomenis, europiečiai, amerikiečiai, kiek procentų suaugusių žmonių investuoja į rinkas, tai yra akcijas. Bloombergas 24 metai, šiam 2% amerikiečių suaugusių investuoja akcijas. Galupas 25 metai, naujesnis tyrimas, 11% europiečių tik tai suaugusių investuoja akcijas. Tai čia yra paryškinimas.
kokiu blogu santykiu europiečiai atsilieka. Bet tiesiog noriu paryškinti, kad iš vienos pusės labai paprasta formulė ir labai logiška. Vėlgi galite pamedituoti su Excel'u ten pakėlus ten tų pačių Nasdaq'ų istorijas, nekilnojamo turto istorijas, va tiesiog namų darbai. Nuo tų namų darbų ir jūsų išvados, o kaip man elgtis, vėlgi priklauso pusė jūsų gyvenimo gerovės. Ar verta ten investuoti, ten savaitę pamedituoti su Excel'u dėl pusės viso gyvenimo gerovės? Man atsakymas, kad garantuotai taip, tai stebiuosi, kad kažkas nedaro. Statistiškai, amerikietis šiandien neuždirba bendras vidinis žmogui viršė $100,000. 24 metų duomenys. $100,000. Virš 100 vienam amerikiečiui. Vidutinis amerikietis labai išsibarstęs, nes skirtingai, bet vidutiniškai apie 3,7. Europietis. Dabar 80 metais, prieš visas ten socializmo atsiradimus ten Europoje, buvo šiuolaikiniais doleriais apie $17,000 ir europiečiai, ir amerikiečiai. Tai prieš 45 metus Europo, Amerika ir gyventojų kiekis, ir ekonomikos, ir uždirbis žmogui buvo paritetas, daug maž lygų. Dėl Vokietijų, dėl Prancūzijų, dėl pramonės revoliucijos pokarinės ir panašiai, labai tolygiai viskas vystėsi. Nuo 80 metų prasidėjo socializmas ir reguliacijos Europoje. Iš esmės, jungtinės socialistinės Europos Sąjungos Respublikos, ne? Girdėjau tokį terminą. Vardan gerovės, vardan dirbačio žmogaus, vardan ten lygių teisybių ir blablabla. Tai va šiandien atsakant klausimą, dabar amerikietis gyvena gerokai geriau vidutiniškai negu europietis. Europoje labai irgi skiriasi, yra agresyvių mokesčių šalis, kaip Prancūzija, kur mokesčiai perskirsto arti 40%. Tai tie va tiesiog free fall. Yra šalis tokios sveikesnės kaip Airija, kur perskirsto tik tai 22% gerovės per mokesčius. Tai tie auga. Tai viduje Europos nėra lygų. Bet yra išimčių, Liuksemburgas gyvena dar geriau negu amerikiečiai, bet ten yra liberalizmas, maža šalis ir labai gerai moka uždirbti iš kapitalo. Tai va, Liuksemburgas padaro dar daugiau, apie 117,000. Bet bendrai Europą atrodo liūdnai. Ir tarp kitko, tokį labai įdomų komentarą girdėjau. Lietuvis emigrantas Amerikoje iš daktarų profesijos ir sako, žinai, sako, Ilija, migravau į Ameriką ir sako, labai keista. Sako, mano kompetencija tarp kolegų ten gydytojų yra labai medikų panaši. Aš dirbęs Europoje ir atlyginimai panašus daug maž ten medikų, plius minus. Bet sako, mano rango, mano profesijos, mano kvalifikacijos, mano atlyginimo dydžio kolega turi viską. Ten ir summer house, ten kažkokia prileik, ir ten ta mašina, ir ta visa ta prasme, bet gerovė, kur aš matau, jisai džiaugiasi, yra gerokai didesnė už mano, nors viskas yra labai panašu. Ir tada, sako, aš pasidomėjau, sako, tai jisai 8% pajamų generuoja iš kapitalo. Jis sako, jo, aš dirbu normaliai, nes tai ir mano gyvenimo prasmė, man patinka, aš dirbu, gaunu, viskas tvarkojas ir pajamas geras ir visa kita, tik tai tiek, kad 20% mano medikų pajamų yra mano darbas, nors ir nepigus labai. Ten viena operacija apie 100,000 kainuoja, tai tikrai nepigus. Bet 8% yra kapitalas, nes ten tėvai palikė kažką, tai buvo ten pradėjęs ten kažkada ten investuoti, nes aš va čia, esu kapitalizmo pusėje, o ne darbo kapitalo pusėje. Tai va, rizika yra, kad europiečiai labai masiškai nuvažiuoja į tą deklaruojamą gerovinį socializmą, de facto, kuris veda prie, matyt, prastesnio gyvenimo. Tai rodo skaičiai. Dabar vėlgi bazinis rinkinukas savokų ir ką daryti. Nes jau dabar gal grįžto prie tų visų skolų skaidrių gražinimo. Jeigu man pavyko kažkiek, gal nesudominti, bent jau suintriguoti, kad yra šiek tiek intereso gyvenimo ir naudos kapitalo pusė, ne tik tai darbo, tai tada klausimas natūralus, gerai, o ką daryti, ką man čia ir dabar daryti, nes irgi dažnas labai komentaras yra, gerai, tu ten kalbi kažkokias aukštas materijas, kažkokias ten investicijos, tegu ten Rockefelleriai, ten Muskai, ten Trumpai ten ir Buffettai kažką daro, o aš su savo ten X ten tūkstančių atlyginimų susimoku už maistą ir viskas. Ja, tai va, labai dažnas komentaras, tai pasiteisinimas labiau savęs negu manęs, kad aš tada neinvestuoju, ką man daryk, pažiūrėkit tikruosius skaičius, man už butą mokėti ten 800 kažkas, tai apie ką tu kalbi. Dažniausias komentaras, pagal mane visiškai savęs pasiteisinimas, nes pradėti gali ten tą portfeliuką auginti ir nuo 100 eurų,
čia nejuokauju. Ir po poros metų supratus, kaip tą tvarkytis, tikrai sunkiai įsivaizduoju lietuvį, kuris negali pradėti nuo keleto tūkstančių portfeliukų pradėti. Neįsivaizduoju. Su visais ten pateisinimais ir visą kitą. Iš pašalpos gali mokėti tą portfelį, pradinį suformuoti. Tai tą asmeniškai nepriimu, bet vėlgi yra tokia nuomonė. Tai tada kyla klausimas, gerai, tikinai, kad ten yra kažkokios ten klasės, turtos, materijos, gerai, gal netgi perku tą formulę, kad reikia ten kažkiek tai NT, bet vėlgi, čia paskolą butelį pasiėmė jau turiu, tai obligacijos yra aukštos materijos akcijos, tai gal ne man. Tai ką praktiškai tada daryti? Tai yra šiaip tokie vartai, dviejų tipų, kur patarčiau. Tai yra bankai, tradiciniai, klasikiniai, dažniausiai Lietuvoje beveik visi palaiko taip vadinamas vertybinių popierių sąskaitos. Kas esat girdėję, atidarė arba turi vertybinių popierių sąskaitą banke? Vienetai. Nuoširdžiai atidaryti, ten kažkiek tai popierizmo yra, nes šiais laikais ten bankai ten privalo ten tikrinti teroristų ryšius ar ten dar kažką, tai ten klausimyną pasiruoškite atsakyti. Tai neturėti VP sąskaitos, sakyčiau, labai nepatartina. Nesvarbu, ten įkelsite ten 100 eurų, 1000 eurų gyvenimo santaupas, bet VP sąskaita yra paprasčiausias, patogiausias. Priminsiu, kad bankai yra labai griežtai reguliuojami. Tos egzotikos, kur kartais per apsus gali ten gauti per Maltos registruotą, Kaimanuose fiziškai esančią Singapūrą parduodančių instrumentus aplikaciją, to nėra. Tai paprasčiausias būdas mano ten bankas, kur turiu kreditkę, kur mano atlyginimas krenta, interneto savitarna, vertybinių popierių sąskaita, jau gera pradžia. Jo. Alternatyva yra fondai, tai vėlgi, jeigu bankai labiau supermarketai, kur viskas viename yra savitarna, fondai dažniausiai yra tokie kaip butikai, kai aišku, ten jau gal su didesniais pinigais paprasčiausiai žmonės ateina, bet tai yra aptarnavimas specializuotas. Tai 2 patartini gal įėjimo į portfelį būdai ir gal 3 terminus noriu čia, sakysime. Tai vienas yra akcijos, tai yra vertybiniai popieriai. Teslos, ten Apple gali atidaręs vertybinių popierių sąskaitą, susirasti pagal tikerį, taip vadinamą simbolį arba kodą korporacijos instrumentą finansinį, pasirinkti, nusipirkti, turėti sąskaitoje. Tai yra akcija. Turėsiu atskirą skaidrę, kodėl aš nepatarčiau žaisti su atskirom akcijom, bet kol kas tiesiog terminas, kad tai yra akcija. Obligacija yra identiškai perkama toj pačioj sąskaitoj. Vėlgi yra dabar standartizuoti praktiškai tie visi investiciniai instrumentai. Per bankas galite surasti 10 000 visokiausių. Tai obligacijos yra tas pats instrumentas, tik tai už jo stovi ne korporacija ir akcija, o stovi dažniausiai kokia nors paskola. Aišku, kotiruojamos yra valstybių paskolos, ypač ten JAV iždo, ten 10 metų, ten 30 metų turės skirtingas ten palūkanas, visą kitą, bet lygiai taip pat galima įkrauti į VP sąskaitą kaip ir akcija. Akcijos, obligacijos yra labai paprastai perkamas turtas. Vėlgi, savarankiškai perkant, teisingai buvo pastaba per kavos gerimą, kad ten akcijos vienetais gali tik tai pirkti, negali nupirkti ten pusę Apple akcijos, iš kitos pusės visiškai visos korporacijos dabar orientuojasi į taip vadinamą retailą. Retailas tai yra mažesni investuotojai. Tai kai akcija pasiekia 1000, jie tiesiog skaldo ir tada vėl kaina yra ten porą šimtų. Tai tą darė ir Tesla, tą darė ir Apple, tą darė ir Meta, tą darė ir Google. Tai kai jie išauga iki tos sumos, kur jie jaučia, kad nepasiekiama atskira mažam investuotojui, tiesiog skaldo. Trečias terminas yra ETF-as. Kas yra girdėję apie ETF-as? Trečdalis. Tai gerai. Tai ETF-as yra tas pats fondas, tik tai prekiavimas biržoj. Prasme, didieji fondai dažniausiai būna specializuoti, tai dažniausiai netgi būna indeksiniai. Indeksinis reiškia, kad jie tiesiog priperka tokiam proporcijom, kokiam sudarytas indeksas. Jeigu ten Nasdaq kompozitas sudarytas iš tokių įmonių tokiam proporcijom, tai fondas nekrapšto galvos, tiesiog priperka tokiam pat proporcijom tas pačias kompanijas. Hipotezė yra, kad tada tai pasidaro labai arti. Ne 100%, bet labai arti indekso ir iš esmės žiūrint, kas vyksta su Nasdaq'u, tu ten milimetrų tikslumu matai, kas vyksta su tavo ETF-u, jie atlaisvina analitikus, ten sprendimo priėmimus, ginčius, viską, padaro lėkniausiai įmanomą produktą, sako, mes turime labai paprastą algoritmą. Kokiu santykiu sudarytas indeksas, tokiu santykiu mūsų fonde bus pripirkta, taip parduodam per tą patį instrumentą,
kodėl patartina, labai rekomenduočiau, sakysime, pradedantiesiems indeksinius ETF-us, nes tada panaikina visiškai visas atskirų kompanijų rizikas. Čia grįšiu truputėlį prie emocinio fono sprendimo, kaip dažniausiai individas patenka kokius spąstus, bet trumpas atsakymas yra, kad čia nepatarčiau, čia labai patarčiau. Tai norite pagal formulę trečdalį investuoti į rinką, tai vertybinių popierių sąskaita, ten kokio Dow Jones'o, S&P ir Nasdaq'o ETF-ai po trečdalį dar ir viskas. Ir galite mėgoti arba metus, arba 10, arba 50 metų. Čia yra paprasčiausias įmanomas, sakysime, praktinis sprendimas ir tam vėlgi nereikia ten tūkstančių kaupti, galima pradėti su 100. Labai patarčiau, nors ir praktikos, kad tiesiog suprasti, kaip veikia interfeisai, kaip vyksta transakcijos, nors ir keletą šimtų, tiesiog pradėti nors ir tiek. Labai patarčiau. Tai, akcijos, obligacijos, ETF-ai yra dažniausiai, sakysime, turimas patogus finansinis turtas, kurį galite tiesiog turėti savo VP sąskaitoje. Grįžtant prie taip vadinamo Magic 5. Ta prasme, jeigu jau pakankamai suintrigavau, kad pabandyti turtą. Praktiškai nedarysim šiandien. Ne, nes mano mandatas man draudžia atvirai reklamuoti investicinės paslaugas, bet čia okay. Anyway, tai bet kokį dabar turtą, aš jau minėjau tos pavadinimus, tai terminai nenauji, bet dar kartą noriu pažymėti. Konstruojant portfelį, grąža yra faktas, kad svarbu. Dabar auksinis standartas yra įsigilinti bent jau 5 metų track recordą. Jo. Jeigu man sako ten arba platforma, arba instrumentas, arba fondas, arba bankas, arba nesvarbu vystytojas, verslas, ten kažkas, tai aš ten generuoju ten 12% metinių, tai faktas, kad tai turi būti track recordas, o ne ateitis, nes į ateitį visi žada daug. Tai jeigu turi nulinį visiškai istoriją, bet žadi ten 17%, tai daug klaustukų kyla, labai daug klaustukų. Tai tokia geroji praktika, bet kokį projektas, skolinimasi, investicija, akcija, kompanija, fondą, vienetą, bet ką. Pažiūrėti track recordą. Čia yra auksinis standartas, bazinė higiena. Tai va tiesiog nepažiūrėjus, kas vyko, kaip atrodė tas track recordas, labai patartina. Volatilumas yra lygiai taip pat žiūri atgal ir bandai suprasti, kiek stipriai sviravo kaina. Jo, nes gali būti tiesiog tokia lengva sinusoidė į viršų, gali būti visiška kardiograma. Tai viskas gali būti tvarkoje ir ten, bet tiesiog skirtingai reikia elgtis su, sakysime, stabiliu augimu ir aukštu volatilumu. Jau nekalbu apie tai, kad psichologiškai yra labai sunkoka gyventi su instrumentu, kuris gali ten plus minus 3% kasdien sviruoti. Psichologiškai yra panikos mygtukus paspaudimo instinktas. Ir psichologiškai žmogus įkoduotas prisimti nuostolį, bet apie psichologiją dar bus skaidri. Tai tiesiog volatilumą įvertinti ir suprasti, o kaip kis kaina. Tai volatilumas, grąža, rizika yra jau tikroji rizika. Kokios yra garantijos? Čia buvo truputėlį klausimas apie tarpusavio skolinimo platformas ir visa kita. Tai visiškai vienas sako popierius, kontraktas, sutartis, online smulkus šriftas ar kažkas tai dar. Visiškai kita yra tikrosios garantijos. Tai labai dažnas scenarijus, kai ateini pas, tarkime, vystytoją, kuris ten pasirašo ten gerai sumai, gerai gražai, su pažadu, su viskuo, išskyrus tai, kad, o jeigu defaultas, tai paspaudžia petim ir sako, negalim to obligacijų jums išmokėti. Vat negalim, žiūrėkit ten smulkaus šrifto, kontrakto numerį ten. Tai labai daug nuostolių yra patiriama, kai yra tiesiog žiūrima tos vadinamas top line'us, žiūrima grąža, žiūrima ten pažadai, visa kita, yra belekiek teisinės egzotikos, kad galiausiai patys kalti liktumėt, patikėkit manim. Ta prasme, su bet ko, su banko vystytojų platforma pasirašė ten labai dažnai. Tai kokios yra garantijos? Garantijos dažniausiai žiūri, koks turtas stovi. Taip, pavyzdžiui, vėlgi, patogus buvo klausimas, nepatogus, o turime pailiustruoti per indėlius. Tai kai gauni indėlio išrašą iš banko, tai už to stovi banko turtas. Jeigu bankas bankrutuoja, indėlis minus garantija nurašomas. Jeigu per kitam pačiam banke, bet VP, kaip aš paminėjau, tai už to stovi turtas yra VP, vertybiniai popieriai. Tai tikimybė, kad ten dings Google'as, negu kad dings vietinis bankas, yra
gerokai mažesnė, tai va tiesiog pasigilinti, o kokios yra garantijos. Ar tikrasis pastatas stoja, ar tas pastatas turi vertės. Čia buvo Lietuvoje netgi skandalo, kad atsiranda investiciniai instrumentai labai patrauklus, išskyrus tai, kad jie 3 kartus užstatyti. Tai garantija yra ten 3 eilės realizacijos teisė po ten bankų ir pirmų 2 skolintojų. Tai čia jau vėlgi prasideda teisinė egzotika. Jeigu rimtai domitės didelė suma ir svarbu, tai tada ir tikrai norite, tai tada su teisininku prasibėgti per ten, o kokios yra garantijos ir kokia yra rizika. Tikroji rizika. Tik tai tada eiti, tikrai nepasitikėčiau tiesiog tom antraštėm, kad 17 metcentų garantuotai investuojame į patikimą tenantį. Gerai, o kaip, o kas atsitinka, jeigu vėlgi vystytojas bankrutuoja ten ir panašiai, nes rizika netekti pinigų yra tikroji. Ir tą reikia vertinti tiesiog. Likvidumas, kaip paminėjau, yra o kaip ir kada ir kokiam sąlygom galiu konvertuoti savo investiciją į grynuosius pinigus. Nes vėlgi dažnys spąstai yra, kai vėlgi viskas patinka, grąža graži, garantijų yra daug, viskas tvarkoj. Teisininkas sako, tai jie turto turi 3 daugiau negu įsipareigojimų, būk ramus. Tik tai tada atrandi ten kokią sąlygą, kad prieš 5 metus neįspėjęs negali išeiti. Ten lokinas taip vadinamas. Arba jeigu išeini su nuostoliais ir panašiai. Arba vėlgi grįžti ten su kvadratiniais metrais, o ne su pinigais. Ir taip toliau. Tai tą likvidumą pasidaryti. Ir dar paskutinė, bet ne mažiau svarbi, yra mokestinė aplinka. Kokie mokesčiai tam tikroje šalyje teritorijai prikabinti prie tam tikro turto klasės. Čia vėlgi dabar lietuviai labai taip sunerime dėl NT mokesčio. Tai vėlgi, jeigu iki NT mokesčio visa matematika NT atrodė taip, tai po mokesčio jinai labai pasikeis. Nes atsiras papildoma prievolė. Matematiškai, kam įdomu, galite pasidomėti, bet jeigu turi nekilnojamo turto objektą be, pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokesčio ir atsiranda tik tai 1% metinis nekilnojamo turto mokestis, tai yra tolygu 1/3 turto atėmimui matematiškai. Atėjo žmogus su automatu ir pasakė 1/3 man atiduok. Čia yra tolygu. Matematiškai yra tolygu. Ar 1% kasmet, ar 1/3 iš karto visam laikui. Tai va, tai tarkime vienose šalise apsimoka mokestinė prasme gal NT, kitose šalise gali apsimokėti arba neapsimokėti, bet vėlgi taip jau yra, kad skirtingi turtai skirtingai apskaitomi, skirtingose teritorijose galioja visai skirtinga mokestinė aplinka. Tai gali būti, kad pagal visus parametrus turtas A, bet po teisinis, čia jeigu kalbu truputėlį egzotinis, kuris gal mažiau galioja kiekvienam žmogui, bet jeigu jau tikrai norėsite domėtis ir kažką didelio, brangaus, svarbaus, tai gauti mokestinę interpretaciją yra privaloma. Čia bankai Lietuvoje labai daug žaidė su draudimų sutartim, kur iš esmės de jure yra draudimas, de facto yra investicija, būtent tam, kad mokestinę aplinką pakeisti, nes draudimui galioja kitokios taisyklės negu investicija ir panašiai. Tai čia irgi svarbi aplinkybė. Tai va tas 5 įvardinus, nesvarbu, pas jūs ateina arba nekilnojamo turto vystytojas, arba patys kažką perkate, arba aukso pardavėjas, arba ten banko atstovas, arba fondo atstovas. Yra konkretus turtas. Vat visiškai baziniai kriterijai, be šitos higienos yra uždrausta, sakysime. Įsigilinti, kas konkrečiai. Dabar, kalbant apie instrumentus, ką patartina, ko nepatartina. Jo, tai kokie yra dažni spąstai pridedančiųjų. Tai pirmas, vėlgi grąžino skolą skaidriam, tai vadinamas tradingas ir specialiai iliustracija, kaip atrodo tipinis, žinote, kaip standartinis šampūnas. Tai va taip atrodo tas tipinis trading appsas, kur gali atsisiųsti, dažniausiai sukūrė sąskaitą, netgi greičiau sumokė depozitą ir tik tai po to tavęs sukūrė sąskaitą, bet yra labai patogus interfejsas, daug grafikų, daug naujienų, yra tavo balansas, mygtukai pirk parduok, dažniausiai čia būna Apple, Nvidia, Tesla, ten Nasdaqas, ten dar kažkas, tai auksas ir panašiai, Bitcoinas. Tai va čia yra vadinami trading appsai. Jo, neminėsiu jokių pavadinimų, bet greičiausiai atspėsite, tai keletą momentų. Trading appsai yra labai nepatartina pradžia, nes statistika sako, kad 80-90% individualių prekiautojų pinigus praranda. Tai labai gaunasi toksai blogas prieskonis, ne tik tai gaunasi labai blogas, sakysime, įvadas investicijas, bet gaunasi imunitetas ir skiepai, nes vieną kartą
tarkime, žmogus tipinės elgesys, atsisiunčiau appsą, nes girdėjau, kad ten Tesla yra hypas, nusipirku Tesla ten, pradžiai man labai sekasi, tada ten įmetu daug daugiau, po to tada ten krenta 30%, praradęs pinigus, nusiviliu, sakau, čia yra gamblingas, žaidimas, apgaulystė ir visam gyvenimui lieku nuošalino investicijų, nes turiu blogą patirtį. Labai dažnas scenarius. Tai vėlgi yra truputėlį tokios sisteminės bėdos tame, kad trading appsų jų verslo modelis yra transakcijos. Jeigu vieną kartą investuojate ir laikote labai mažą maržą, jiem reikia, kad jūs nuolat pirktumėt, parduotumėt, nes už kiekvieną pirkimą pardavimą yra kapsi maržos. Antras dalykas – skolinti pinigus, kad pradėtumėt prekiauti pinigais, kurių neturite. Tai dažniausiai marketing tokie šūkiai, ten mes duodame jau 100 000 eurų, ten kažką tai, tai vadinami jau svertai, leveriai ten ir panašiai, tai jie labai brangiai skolino tos pinigus, iš to gyvena. Tai žodžiais, tokių appsų verslo modelis yra daug transakcijų, skolinti pinigai ir vėlgi visą, ką jūs prarandate, jie uždirba. Bėda tame, kad individui tai yra bloga. 8-9% individų, kaip ir cigaretėse privaloma rašyti, kad rūkyti bloga, tai dažniausiai trading appsai turės į tokį smulkų šriftų, bet užrašą investavimas yra rizika ir jie privalės atskleisti. Labai daug appsų rašo, kad ten, pas mus ten 7-6% mūsų vartotojų pinigus praranda. Jie tą privalo pagal įstatymą rašyti, tai galite pastebėti, kad va tokio santykio. Tai gaunasi toksai susidomėjim investicijom, atsisiunčiau appsą, investavau pagal tai, ką naujienose mačiau, gal pradžioj sekėsi, dėl to padvigubinau pinigus, o po to tada daug praradau, skiepai visam gyvenimui. Tai va, labai dažnas scenarijus. Tikrai nepatarčiau atskirom akcijom prekiauti. Irgi dažnas scenarijus, ten girdėjau Tesla yra cool, ten girdėjau ten Muskas yra ten cool, tai nusipirkau savo Tesla akcijų ir bandau žaisti. Blogas sprendimas irgi dėl tų pačių priežasčių. Dažniausiai atskirom akcijom žaisti neturi mažas investuotojas patirties, kompetencijos, vėlgi analizuoti balansus, PNL, strateginę padėtį, nes tai yra full-time job. Prasme, kiekvieną kompaniją įvertinti pilnai, ten PI yra vienas iš 5 bazinių faktorių, šiaip jų yra tūkstančiai. Tai atskirais, sakysime, tokiais vienetais tikrai nežaisčiau, kad ir kaip cool beskambėtų ten naujienose. Nu ir tarp kitko, čia jokių būdų nenoriu užvažiuoti ant bankų, bet tiesiog pasitikėti aklai. Dažnas scenarius, ateina pensininkas ten į banką, sako, turiu ten santaupų ten kažkiek, tai patarkite, nes jūs profesionalas, tai tiesiog noriu įspėti, kad bankų darbuotojai yra instruktuoti parduoti savo produktus. Čia yra kaip dažniausia parduotuvėje, turi pardavėjai tam tikrą vidinę instrukciją parduoti daugiau tokių ir tokių prekių priklausomai nuo pelno. Tai jų yra motyvacija didinti banko eilutės uždirbius, o ne didinti jūsų grąžą. Tai toksai tipinis standartinis patarimas dažnai būna blogas. Dažnai. Nesakau visada, nesakau apie visus, bet tiesiog aklai, va tiesiog vien dėl to, kad, ten banko darbuotojas su ženkliuku man pasakė, tai dėl to 100% sprendimo niekad nepriimčiau. Atvirkščiai, ką yra patartina, tai, kaip aš jau minėjau, ne trading appsai, o vertybinė pilna, normali VP sąskaita, jinai yra apsaugota įstatymu, jinai nuosavybę tikrai užrašo, o ne teisė. Ir tai yra labai paprasta. Kaip jau minėjo kolega, tai tiesiog porą skrynų savo interneto bankininkystėje sąskaita atidaryta. Tai tikrai patartina. Patartina pradedantiesiems pagrindiniai, taip vadinami, indeksai ETF. Tai jeigu ten apie Nasdaqą kalbate, tai bus TQQQ arba iShares, bet čia jau galite pagulinti laisvai, kaip kodas atrodo, būtent tuo ETF-o, kurį galite pirkti ir išlaikyti bent jau 3 metus. Vėlgi, jeigu pasirenkamas ne bankas ir ne VP sąskaita, o fondas, tai bent jau 5 metų istorija privaloma. Tiesiog oro pilių pardavinėti labai daug kas gali ir ateitį prognozuoti, žadėti visi. Tai šitie yra patartini. Dabar paskutinis blokas porą skaidrių, kadangi jau truputėlį pabaigą artėjame, tai yra atskirai norėčiau išskirti emocijas. Emocijos yra didžiausias investuotojų priešas. Didžiausias.
paskaitysite psichologus, žmogus yra įkoduota jame, va tiesiog instinktų DNA lygmenį yra polinkis pinigus prarasti dėl labai mažos, bet svarbios aplinkybės. Baimės instinktas yra 10 kart stipresnis negu džiaugsmo. Istoriškai, evoliuciškai labai paprasta. Jeigu nepastebėjau tigro krūmuose, manęs nėra. Jeigu nepastebėjau obuolio krūmuose, nulikau alkanas ten. Ta prasme, labai nesimetriškai psichika žmogaus yra sureguliuota taip, kad baimė yra stipriausia iš visų emocijų, stipriausia. Baimė, panika, nerimas, čia yra stipriausia žmogaus emocijos. Ir jos yra gerokai stipresnės, gerokai negu statistiškai priklausytų. Tai kitais žodžiais, čia tobulam eksperimente, kuris kartais aprašomas, kad jeigu žmogų pasodinti į tobulą kazino, kur lygiai 50% raudona ir lygiai 50% juoda, be kazino ten tų pliusų, jisai pinigus praras. Vėlgi, dėl to, kad baimės nesimetrija, dėl to baimė prarasti yra gerokai stipresnė negu noras uždirbti. Gerokai. Ir tai yra peilis, tai yra priešas. Tai pirmas dalykas tai veda prie rizikos vengimo kaip tokio. Vėlgi, aš jau paminėjau, kodėl žmonės keistai atrodytų. Tu pakelk ten 70 metų istoriją, Nasdaqas yra +4, +3% kasmet. Geriau negu S&P ar Dow Jonesas. Neperka, nors atrodytų 4% reikšminga. Tai yra daugiau negu paprastai kainuoja kreditas, tarp kitko. Viena priežasčių, jeigu paskaitysite ekspertus, tai būtent dėl to, kad neperku, ko nesuprantu, bijau, nenoriu rizikuoti. Tai žmogui šiaip yra būdinga nenorėti rizikuoti. Čia vėlgi, jeigu įeiti biopsichologiją, tai 10%, 8%, jeigu tai būti tiksliai, žmonių turi specifinį geną, taip vadinamas rizikos avantiūrizmo genas, kuri verčia jos rizikuoti. 92% žmonių yra konservatyvūs. Nes evoliucijai reikėjo, kad dauguma žmonių neeksperimentuotų su naujų maistų, naujom teritorijom, nes suvalgysi nepažįstamą grybą ir nelabai bus kam perduoti savo genų, bet reikėjo 8% Kolumbų arba avantiūristų, kurie visada kažką naujo bandydavo, tai evoliucija taip yra išbarščiusi savo genus, kad paprastai vidurkis žmonių yra konservatyvus. Nieko nenori keisti, nieko nenori daryti, viskas, kas nauja, bijau. Ir tai yra norma evoliucinių požiūrių, tai yra ok. Tai nėra statistiškai pagrįsta matematikoje. Nes labai paprastai iliustruoja, jeigu ten europiečių kiek 8-9% nepasirenka investuoti, nes sako, namas yra saugiau, tada likusie tie 11% džiaugiasi neproporcingai graža. Tai tas polinkis apskritai vengti riziką veda prie to, kad dauguma žmonių sąmoningai, netgi žinant, netgi matant skaičius, pasirenka uždirbti mažiau už tad, kas jiem atrodo saugiau. Emocinis balansas yra aukštesnis. Neproporcinga praradimo baimė veda prie to, kad bijo prarasti gerokai daugiau, negu nori uždirbti. Kitais žodžiais, vėlgi, jeigu būtų tobulas matematinis eksperimentas, sakai, 50-50, kad arba padvigubinsi sumą, arba prarasi iki 0, tai didžioji dauguma žmonių pasirinks išlaikyti, negu uždirbti, nors statistiškai atrodo, kad tas pats. Jeigu tu milimetrų persveri ir sakai, žinai, ten su 51% tu padvigubinsi, su kem 9 prarasi, ar žaisi 2-1, dauguma žmonių atsisakys. Nes baimė prarasti kem 9 yra gerokai stipresnė negu noras uždirbti 51, nors ir statistiškai būtų preciziška. Vėlgi, tai yra psichologija, tai yra gilu, tai yra giliau negu ta visa matematika, o galiausiai žmogus įdomi būtybė gali racionaliai viską surikiuoti, ką nori daryti, o pasielgs vis tiek kitaip. O pasielgs, kaip jam sako, instinktas, noras, širdis ten ir dar kažkas. Tai taip sudaryta. Daug kur gyvenime tai veikia ir stipriau, išskyrus ten, kur yra plika matematika. Nes matematikos neapgausi, statistikos neapgausi, bet būtent, sakysime, tokie neproporcingi sprendimai veda prie to, kad arba neinvestuoju, arba investuoju ne ties proporcijas. Minios instinktas. Visi bėga pirkti auksą, aš bėgu pirkti auksą, taškas. Visi bėga bitkoiną parduoti, aš noriu būti pirmoje eilėje, kuo greičiau parduoti, nes įsijungia baimė ir panika. Tai žmonės yra linkę daryti, ką daro kiti, tai veda prie manijų, obsesijų ir tai labai blogas patarėjas individai. Perteklinis pasitikėjimas arba desperacija. Tai žmogaus smegenukai irgi sudaryti taip įdomiai, kad pagal labai ribotą duomenų kiekį, pagal 3 data pointus, linkę daryti išvadas apie visumą.
Vieną kartą laimėjau, antrą kartą laimėjau, trečią kartą laimėjau. Aš dievas, aš supergalis, aš perpratęs visatos dėsnius, aš galiu savo ir ne savo turtų sukrauti, nes viskas, aš esu laimės kūdikis, gimęs po teisingą žvaigždę, whatever man smegenų kaip pripaišys, bet aš turiu perteklinį pasitikėjimą, verčia mane dėti labai krauti daug. Atvirkščiai, jeigu 3 kartus iš eilės ten šiandien Nasdaqas ten nukrito -1, blogai, antras blogai, trečia blogai, viskas, aš esu blogiausias gyvenime žmogus, visiškai loseris, niekas manęs, aš netoks gimiau, mano smegenys neveikia, tai va žmogus linkęs pagal statistiškai, gali ir 3, ir 5, ir 10 iškristi. Buvo prašytas atvejis, kai Monako kazino žmogus prarado viską, o tai buvo kažkoks tai ten princas, ten tai daug visko turėjo, kai 26 kartus iš eilės iškrito raudona spalva. Būna ir taip. Jo, bet tiesiog smegenukai nesukurti tam, kad emociškai, instinktų lygmenį mokėti apskaičiuoti duomenys, tam išsijungia protas, bet žmonės nesilgia proto. Tai žmonės linkia arba hypą važiuoti, arba atvirkščiai desperatiškai elgtis. Uždrausta, nes vėlgi investicijose arba preciziškai matematiškai pagal formulės, arba nekaip. Ir va tą nuojautą, žinote, čia kazino savininkai sako, nėra mūsų geresnio kazino kliento negu tas, kuris galvoja, kad pradėjo jausti žaidimą. Ja, vėlgi, čia jau lošimų psichologija, bet netoli investicinės, tai kažkokiu metu smegenukai ten pasąmonė padaro išvadas apie kažkokius dėsningumus, gal ir sąmonė dar nežino, gal ten žmogus stovi šalia ir tada laimingai stovi ir ten ranką pakėlęs, arba astrologija man taip sako, arba aš formulę kažkokią atradau. Tai kai žmogus pradeda jausti, nieko nepagrįsta, jokių ten duomenų nėra, va tiesiog jaučiu, tai tada veda prie neracionalaus elgesio, gali užskolinti, prasiskolinti, investuoti ten, kur nereikia, per paniką parduoti ir panašiai. Tai va tiesiog noriu tai įvesti, kad dėja, bet emocijos yra investicijose ypatingai blogas patarėjas. Ypatingai blogas. Ir tada standartinis rinkinukas, ką patartina, ką nepatartina. Tai vienas dalykas, kuris nepatartinas, vėlgi grąžinu skolą skaidrėm, yra skaityti naujienas. Keistai beskambėtų, bet naujienų skaitimas yra jūsų priešas. Jo, aš čia specialiai parinkau, kaip gali atrodyti naujienos juodasis pirmadienis, ar antradienis, ar trečiadienis, ar ketvirtadienis, ar penktadienis, ar šeštadienis. Krizė, kritimas, pasaulio griuvimas, financial crisis ten ir visa kita. Arba atvirkščiai, rally, bėgam, degam, ten visa kita. Ir kodėl naujienos yra bloga? Vienas dalykas, nuokreipį sau leisiu vieną, dar turime gal laiko šiek tiek, nuokreipį. Buvo toksai LinkedIn'e man iškritęs labai memas. Orų prognozė Britanijoje, skaidrės 2 arba 2 nuotraukos, 84 metai, 24 metai. Diktorius, žemėlapis Britanijos, temperatūros, ten saulutės, visa kita. Kairė, dešinė. 84, 2024. 84. Šypsosi. Diktorius, džiaugiasi saulutės kaip smiley, žaliom, oranžinėm, geltonom spalvom, diktorius užrašas, apačioj žalia juosta. It's gonna be a lovely, sunny summer weekend in Britain. Temperatūros +28, +27, +25, +30. 24 metai. Viskas raudona, susiraukęs diktorius, užrašas raudono eilutėj. Heatwave kills harvest. +27, +28, +30. Jo, kaip skirtingai naujienos pateikia visiškai tą patį faktą, tai kam įdomu į media psichologiją, tai naujienos yra atradę, kad baimėm, vėlgi grįžtam prie to, parduodama geriau, gerokai, negu geros žinios, gerokai daugiau. Peržiūrų, klikų, scrollų, ten visi parametrai, visi KPIs medijos yra gerokai geresni, kai jie pakiša baimę, kai nėra suranda. Krito lėktuvas, finansinė krizė, ateina geopolitinė ten sunkumai, karas, raketa nuskrido, whatever. Bet kodėl 8-4-24 žmogus išsivystęs toleranciją, tai ten, kur gazdino prieš ten 10 metų, nebegazdina.
Tai vat yra, kam įdomu pasidomėti kreivės, media vis sutirština spalvas. Nes kaip narkomanų reikia stipresnės dozės, tai media privalo įskiepyti vis stipresnę baimę, kad vis dar scrollintų, klikintų, žiūrėtų, darytų ten kažką tai, nes tai yra media pardavimo verslo modelis, taškas. Žmogus neperka gerų žinių, žmogus perka vienau ar netiesiogiai blogas žinias. Tai media turi nuokreipį vis blogiau, vis tamsiau dažyti pasaulį apskritai. Jo. Antras momentas yra tokia sąmokslo teorija, vėl vadinu sąmokslo teorija, nes nėra įrodymų, kad kadangi būtent media šiais laikais rinkų svyravimais jau keičia rankas trilijonai dolerių, nebe milijardai, tai tie, kurie gali formuoti media, gali įtakoti media, gali kelti retoriką arba įvykius, kurie provokuoja media, iš esmės teoriškai gali judinti trilijonus dolerių pirmyn atgal. Tai yra daug daugiau negu netgi tokių šalių kaip Amerikos eksportai. Ir kadangi media yra perkama, parduodama čia nepaslaptis, netgi Lietuvoje, tai verslas pardavinėti baimę plačtesnė prasme yra gerokai stipresnis, gerokai galingesnis negu pardavinėti reklamos banerius arba subscriptionus. Bet čia yra spekulacija, su ne viena ir ne 10 nuomonių girdėjęs, bet įrodymų neturiu ir matyt nebūtų. Bet tiesiog prie ko aš tikrai vedu, kad žinios nekoreliuoja su rinkom. Jeigu tiesiog nepatingėsite, sudarysite, tarkime, ten media archyvą ten iš netgi tų pačių ten Bloombergų, Wall Street Journalų, ten CNN patikimų šaltinių ir sudarysite kreivę, kaip atrodė naujienos. Pavyzdžiui, CNN veda tokį Fear Index, Fear and Greed. Tai jį patogu žiūrėti, nes jie tiesiog supaprastina iki ten baimės ir gobštumo. Tai ir uždėsite rinkos svyravimus, pasirodys, kad va taip. Jokios koreliacijos nėra. Ką rašo media, niekaip neatsispindi, kas iš tikrųjų atsitinka. Dar daugiau, čia buvo kažkada sekazusas, kad Bloombergas, jeigu neklystu Bloombergas, buvo pasirodusios 2 žinios, ten 8 valandą ryte, kad viskas yra labai gerai, sekantis metai, 8:05 viskas yra blogai ir žinia viena po kitos. Tai iš esmės pirma krizės, chaosas, pasaulis krenta, recesijos, griūna ir visa kita, hypas, ralis ten ir visa kita, ir va šalia tos antraštės kažkas tai pagavo mėmį. Vėlgi, kita sąmokslo teorija, vėlgi, jeigu atidarysite trading appsą, dažniausiai visi turės naujienų skilti. Ir nežinau, pastebėsite ar ne, bet bus va taip toks įspūdis, kad va ryte viskas blogai, vakare viskas gerai, ten kitą dieną blogai, kitą dieną gerai. Ir netgi yra tokia sąmokslo teorija, kad tai yra verslo modelio dalis, sąmoningai bipoliniam naujienom bombarduoti, nes kuo daugiau skaitai, tuo dažniau kyla noras pirkti parduoti. Jo, kas veda prie transakcijų, apyvartų, maržų ten ir vėlgi to verslo modelio. Tai va, o kadangi vardai dėja, bet yra ten Bloombergai, Wall Streetai, dėja, bet garsus, tai tada tas pasitikėjimas naujienų instinktų kaip ir aukštas. Čia kaip čia Bloombergas negi pradės rašyti ten kažką tai nesąmonę. Pradės. Ir rašys. Sorry. Labai man pretenzija didelė tokiam alia profesionaliom media, kad iš esmės labai blogą darbą atlieka. Bet čia dabar bandymas išlaukti momento. Va čia yra vienas irgi iš didesnių nonsensų, nes žmonės arba pirmą kartą, arba ne pamatė tokias svyravimus, kyla instinktas išlaukti. Tai kai kyla, sako, per brangu, palauksim, kol nukris. Kai krenta, sako, nu tai dabar panika, recesija, dabar ne, reikia laikytis toliau. Dažnas elgesys, turime tokių eilę, mes vadiname kabančių investuotojų, kur nei ten. Laukia. Jo, laukia. Kai kyla, per brangu. Kai krenta, taigi dabar recesijos, pasaulis blogas, krizės, kas čia dabar gali investuoti. Tai kai kurie bando ištaikyti momentą, išlaukti. Tai vėlgi trumpas atsakymas, kad netgi hipotetiškai, netgi išlaukius momento, laimi ten 5%, 10%. Kai grąža, tarkime, mūsų fondo siekis yra dvigubinti kapitalą kas 5 metus, tai ten ar turėsi ten 200% ar 1,95, po 3 metų išsitrina visiškai. Tai tas laukimas yra beprasmiškas, aš netikiu, kad yra, vėlgi, nebent tu pats formuoji tą agendą. Esi ten Trumpas, kuris žino, ką pasakysi rytoj ryte. Jeigu nesi, arba insideris kompanijos, tai tada beprasmiška. Ir vėlgi, kaip jau minėjau, pasiduoti panikai ar maniai
yra labai rizikinga. Panika tai yra, kai atrodo, kad visi bombarduoja raudona, ten krizė, pasaulis, pandemija, parduoda, recesija, ten tų blogažodžių yra labai daug sugalvota ir tada raudonuoja visi indeksai, tada retas susilaikys nuo pardavimo, retas. Instinktas sako, visi bėga, aš bėgu. Geriau ten palikti ten 10 bent jau kažkiek tai iš 100, bet vat prie manęs čia ir dabar. Bėda tame, kad istorija sako, kad 100% tokių krizių, 100 be 100. Visos buvo atsistatę ir padidinę. Visiškai visi pasidavė, nors vienu momentu per 70 metų panikai, visi yra pinigus praradę. Tai va, ką patartina? Yra toksai pasakymas vienas, don't wait to invest, invest and wait. Jo, tai nėra gero momento įėjimui. Matematiškai vėlgi, kam įdomu, kai rinka, nesvarbu kokia bebūtų volatilumas, bet jeigu auganti, tai bet kokiu metu, ar čia, apsimoka įeiti, niekad neapsimoka išeiti. Nebent reikia pinigų batams. Invest and wait, arba užsimerkiu ir laukiu, ignoruoju naujienas. Čia labai gera taktika, irgi neprisimenu Buffetto ar kažkieno pasakyti, jeigu nieko nenusimanai, investuok ir sąmoningai užblokuok visas naujienas. Sąmoningai. Atsiribok. Tarp kitko, man imponuoja toksai požiūris, kad žmonės labai stebi, ką valgo. Šiais laikais retas kiša į save fiziškai bet kokį maistą, bet informacija yra tas pats maistas protui. Ir higienos, ką įsileidžiu, kokią informaciją, kokį srautą, kokio tipo, kažkaip ką duoda, tai ir suvirškinu. Per social, per naujienas, per TV. Vat toksai įspūdis, kad valgo visiškai nuo žemės viską, kad tik tai guli. Va taip yra informacinė prasme. Ir jeigu kam įdomu, tai aš asmeniškai tą seniai atradęs, vėlgi turiu tą profesionalų imunitetą, bet kitur sąmoningai filtruoju ten ir, tarkime, neskaitau dažniausių Lietuvos portalų. Tiesiog neskaitau, tiesiog. Jo. Tai yra sąmoningas pasirinkimas, nes vėlgi yra kiti būdai sužinoti apie kažką iš tikrųjų svarbaus, yra profesiniai būdai sužinoti, kas profesiškai, ir tas baltas triukšmas su nuokreipiu vis tamsinti, labai dažnai manipuliacinis, nes reikia prastumti tam tikrą, implantuoti tam tikrą mintį, kartais netgi į tautą. Man asmeniškai kaip rinkimas viso visiškai, ką matau į savo skrandį. Tai informacinė filtravimas yra platesnė prasme svarbus, bet investicinė prasme tiesiog. Kai pradedi susilaikyti, kai visi bėga nuo bėgimo, žiauriai sunku. Ką tikrai beprotas besakytų. Tai geriausia užsimerkiu, po 3 metų atsimerkiu, po 3 metų dažniausiai bus 3-4 svyravimai jau praėję ir dažniausiai bus tas statistinis vidurkis. Tai tada tiesiog užfiksuoju ir vėl užsimerkiu dar 3 metam ir taip toliau, taip toliau. Tai labai gera taktika periodiškai arba automatiškai investuoti. Jo, yra toksai terminas, gal girdėjote, ten periodinis investavimas, automatinis, nes jeigu, tarkime, pradžioje kapitalo kaupimo ir portfelio sudarimo priklausomas esi nuo atlyginimų, tai taip ir gaunasi, kad vis tiek gali skirti kas mėnesį ar kas pusmetį, kas metam tikrą sumą. Tai tada ir taip gaunasi, kad sistematiškai gali skirti, bet koksai poveikis teigiamas, kad jeigu dedi visada po lygiai, tai visada pagauni ir pliusus ir minusus. Tai ten gruodžio investicija bus minusinė, už tą sausio pliusinė, už tą ten vasario šiek tiek minusinė ir gausis vidurkis, tai tada tas sistematiškumas nesvarbu kas. Čia tas pats, kai ten sistematiškai dedi raudoną juodą, tai vėlgi būna, kad iškrenta 26 kartus, bet jeigu dedi ten 30 kartų, tai vis tiek garantuotai pagausi. Tai tas sistematiškumas, automatiškumas, jisai atlaisvina nuo emocijų, jisai veda prie to, kad galiausiai gauni tas vidurkį. Ir orientavimasis į vis dėlto vidutinį ilgos trukmės. Vėlgi, ne dėl to, kad pinigų šaldyti, dėl to, kad kai orientuojasi bent jau 3 metukus, tai pagauni keletą ciklų, kaip aš jau minėjau. Turi tokią ekonomiką polinkį, kad ciklai tampa gilesni, bet trumpesni. Kažkadaise Nasdaqo ciklas buvo 16 metų, po to buvo ciklas ekonominis 7-6 metai, po to 5. Paskutinės mini kriziukės ten nors ir buvo gilios, ten pandemijos, ten po to infliacijos, po to dar kažko, tai, bet labai trumpos, ten per pusmetį sukrato pirmyn atgal. Tai šiaip rinkos turi tokią tendenciją gilėti, bet trumpėti. Bet gera žinia vėlgi, kai orientuojasi bent jau šiais laikais, toksai orientyras 3 metukai, tai pagauni garantuotai pliusą minusą, tai tada greičiausiai gauni vidurkį, tada matai tikrą paveikslą. Tai yra patartina. Lygiai 13.01. Dėkingas. Ačiū.